Visuomenė bendrai yra linkusi įsivaizduoti, kad dažniausiai problemų su maistu turi nutukę žmonės. Aš sveriu 54 ir aš įsivaizdavau, kad aš esu stora. Aš buvau ta, kuri ieškojo tobulo kūno dėl meilės. Jeigu aš būsiu labai graži, jeigu aš būsiu tobulo kūno sudėjimo, tada mane mylės. Nes vyraigi sako, mylėkim mane, moteris ausim. Žmonės dažnai save ten plaka rykštėm, kad persivalgo. Maistas mums turi teikti malonumą, bet emocijų maiste nemalšinti. Distresas, kur mes nuolatos esam kažkokio įtampo, nerimo jausme, kažkokiam diskomforte, va čia dažniausiai ir yra tos situacijos, kur žmonės yra linkęs prie jų būti su maistu. Nuo vaikystės pusryčių nevalgymas mane išmoko darbus kelti prioritetų aukščiau, savivertė žema, darbai svarbiau ir rezultate aš turiu augantį svorį, o dar fizinis aktyvumas. Ką galėtumėte atsakyti žmonėm, kurie vis dar bijo, kad sveika mityba yra brangesnė negu įprasta? Sveikatai palankesnė mityba kainuoja brangiau. Ar tikrai? Sandra, kas lėmė, kad pradėjai domėtis mitybą ir būtent su tuo susijusią psichologiją? Geras klausimas ir iš tiesų nulėmė asmeninė patirtis. Aš buvau ta, kuri ieškojo tobulo kūno dėl meilės, dėl to, kad įsivaizdavau, kad jeigu būsiu tobula, nes mes turim 90-ųjų kartą, aš esu truputį po 90-ųjų ir mes matėm ant žurnalo viršelį tobulas merginas, atsikišusiais dubens kaulais ir taip toliau. Ir aš įsivaizdavau, kad jeigu aš būsiu tokia, tai mane pasaulis labiau mylės. Ir aš nuo to momento, nuo paauglystės išbandžiau begalę dietų, 3 dienos obuoliai, 3 dienos grikiai, 3 dienos višta, kol galiausiai atėjau iki to, kad turėjom 2 gal sūrelių dietą per dieną, nualpau, sudaužiau veidrodį, greitoji, visi kiti vairiai ir rezultate. Tai turbūt pasisėjo, kaip žinote, kad galbūt ir man tuo metu reikėjo pagalbos, kurios aš niekur neradau ir nesupratau, kur jos ieškoti. Ir iš kitos pusės aš supratau laikui bėgant, kad aš galiu tuo dalintis ir aš galiu padėti. Nes ir šiandienis mūsų pokalbis parodys tikėtina, kad mes turim daug tam tikrų įsitikinimų apie mitybą ir maistą, kur šiandien atrodo aš darau tos dalykus, jie tokie savaime suprantami, visuomenės priimtini, bet pasiekmės dėja ilgalaikį perspektyvą ir ypač jaunų žmonių, ypač paauglystėj, nes man yra tekę, kai aš studijavau biomediciną, tai tuo metu man teko nemažai vesti mokiniam paskaitų. Ir jiem nieks nekalba, kad paauglystės metu tavo kūnas keičiasi ir tai yra visiškai normalu. Niekas nepasakoja, kad mergaitės iš lieknų, plonom rankytėm ir kojytėm virsta į pilnesnio sudėjimo, ypač apie dubenį, aplink klubus. Ir mums tai tampa tam tikra trauma, kurią po to mes norim visą savo gyvenimą spręsti. Tai va tos patirtys sąlygo tai, kad aš tada atsiradau vienam projekte, dirbau tuo metu komandai. Ir kai mano ir komandos vertybės pradėjo skirtis, nes vis tik mano tikslas yra padėti žmonėm suprasti, kas jų gyvenime vyksta, iš kur tai atkeliauja, kaip tas valgymo elgesys, kaip mityba, maisto pasirinkimai, socialinė aplinka sąlygoja mano elgesį. Ir rezultate aš tiesiog atsiskyriau nuo tos komandos ir taip gimė Valgau be žalos projektas, kuris skaičiuoja jau 5 gyvavimo metus. Aš kažkaip pats niekada neturėdavau mitybos problemų ir nepastebėdavau aplinkinių. Gal dažnai būna, kad tos empatijos labai daug nėra ir pajautimo, kaip pats nesi kažkokio tai kelio praėjęs, bet po to pradėjau pastebėti pa žmonės, kad jos veda labai daug įsitikinimų. Ir apskritai pradėjau pastebėti, kad ta psichologija bendrai susijusi su ta mityba, ne? Ir turbūt iš psichologinės pusės realiai ir yra, ne iš kažkokios fizinės pagrindinės problemos. Taip. Tai dėl to aš ir turiu biomedicinos išsilavinimą ir dabar keliauju VU tiesiogiai studijuoju psichologiją, nes tai yra beprotiškai tarpusavėje susiję dalykai. Mums atrodo, negali taip sakyti, kad 100% tai yra susiję, nes tikrai yra istorijų, kur žmogus nori numesti 5 kg, jam užtenka pasilaikyti mitybos planą ir rezultatais neužsikabins už to, kad po to tai persekios jį visą gyvenimą. Bet vėlgi, jeigu tu taip vedi truputį į psichologinę pusę, tai labai didelė dalis mūsų, mes turim, aš tai vadinu, traumą.
Mes turim nesaugią vaikystę, mes turim meilės trūkumą, mes turim dėmesio trūkumą ir ypač mes moterys susikuriam tą asociaciją, kad jeigu aš būsiu labai graži, jeigu aš būsiu tobulo kūno sudėjimo, tada mane mylės. Nes vyraigi sako, mylėkim mane, moteris ausim. Tai jeigu moteris turi tokį suvokimą, kad aš būsiu labai labai graži, mane labai labai mylės, o mano savivertė yra žema ir visi kiti į tą kompleksą sukrentantis dalykai, tai rezultate maistas tampa kontrolės įrankiu. Aš visada sakau, kad maistas yra tik išraiška to, kas yra mano viduje. Ir man yra daug lengviau būti su fiziniu diskomfortu, kai aš į save prisikemšu labai labai daug maisto, negu būti su tuo diskomfortu, kurį man teikia psichologija. Nes šalia viso to, ką aš veikiu, aš dirbu ir terapeuto darbą. Ir mes dabar, kai keliavom su klientais tos terapinėse kelionėse, mus labai daug valdo autopilotinis elgesys apskritai. Gal dar irgi, bet kažkurio momentu, prie kažkurio klausimo aš daugiau apie tai pasiplėsiu ir pasidalinsiu. Ir kai tu stabdai tą autopilotą, paprastai tariant, tu nebetiesi tos rankos į maistą, tavo viduje jaučiasi labai labai didelis diskomfortas ir įtampa. Tau labai nemalonu su to būti ir tada tu vėl dedi į save maistą, skrandis išsipučia, tau pasidaro sunku ir su tuo jausmu tau yra daug lengviau išbūti, negu su tuo, kad okei, aš dabar keisiu kažką, aš dabar kažką darysiu, bet viduje visada bus įtampa. Ir taip, reikės labai daug kartų kartoti tą atsitraukimo momentą, nenuėjimą autopilotinį elgesį, kad jis tau nebūtų toks nemalonus, bet su laiku, žingsnelis po žingsnelio galim visą tai padaryti ir tai beprotiškai siejasi, prasme, maistas ir psichologija, tai yra du vienas nuo kito priklausantis dalykai. Ir aš įsivaizduoju, visuomenė bendrai yra linkusi įsivaizduoti, kad dažniausiai problemų su maistu turi nutukę žmonės, ne? Jie būna labai stambus ir panašiai. Kaip iš realiai praktinės tos pusės ateina žmonės konsultuotis? Turbūt yra normalaus net sudėjimo žmonių, kurie turi problemų. Tai aš esu tas žmogus, kurio gyvenimo istorija buvo apie tai, kad aš įsivaizdavau, kad aš esu stora. Aš sveriu 54 ir aš įsivaizdavau, kad aš esu stora. Svorio suvokimas vėl, ką svarbu suprasti, kad jeigu mes turim sutrikusi valgymo elgesį arba ribojantį, kaip aš vadinu, nes tu sutrikęs toks truputį etiketė klijuojantus, tai aš stengiuosi tada rinktis ribojantį valgymo elgesį, tai mūsų smegenyse mums susikuria visai kitoks mūsų kūno vaizdas. Ir tai yra smegenyse esantys procesai, kurie sąlygoja mano suvokimą, kaip aš atrodau. Taip, tikėtina, kad jeigu aš turėjau didesnį svorį, tai tikėtina, kad ir mano dietų ir svorio metimo patirtis bus daug didesnė ir ilgesnė ir tai irgi lygiai taip pat iškreips mano mąstymą. Tai labai norisi garsiai sakyti, kad ne tik tie žmonės, kurie turi antsvorį ir nutukimą, susiduria su valgymo iššūkiais, bet ir normalaus kūno svorio žmonės tikrai gali su tuo susidurti, nes viskas vyksta mūsų smegenyse visiškai. Jo, man čia viena istorija, aš atsimenu vienu laikotarpiu bendrau su viena mergina, susipažinom kaip neironiška sporto klube, bet aš pamenu, kad jinai buvo, iš šono žiūrint, man kaip žmogui atrodo moteris apdovanota sudėjimo. Ir panašiai, ir jinai ten labai prisižiūrėjo mitybą, sportavo ir taip toliau, bet visą laiką su ja bendraujant jausdavau, kad jinai taip labai įdomiai žiūri tą maistą, labai įdomiai žiūri, ką valgo, ko ne. Apskritai, ta prasme, tokie atrodo, kad jai nepakankamai. Ir atsimenu, net buvo momentai, kad sakau, tu nerealiai gerai atrodai, ten 90% taip gerai netrodo, neturi netgi tokį, nes ne tik maistas ir sportas, bet ir genetika lemia dar dalykų, kaip tu bendrai atrodai, bet kažkaip tas žmogus tuo momentu nepatikėjo, tai žodžiais atrodo ir daug aplinkinių tą sakė, kol galiausiai, nežinau kaip dabar, tikiuosi, kad išsisprendė, bet buvo, kad nebendravom gal metai laiko ir vėl buvom susirašę, tai žinau, kad turėjo tiek problemų, kad iki psichiatrinės ligoninės. Valgymo sutrikimų centras. Jo, valgymo sutrikimų centras. Tai aš taip pasižiūrėjau ir galvoju, blemba, taip gerai atrodo žmogus, o nueina į tokias problemas. Tai man įdomus dalykas apskritai yra, esu užsirašęs savigraužą dėl tų mitybos sutrikimų. Žmonės dažnai save ten plaka rykštėm, kad persivalgo. Turbūt dažniau plaka, kad persivalgo, negu nedavalgo. Taip, aš, pavyzdžiui, esu ta, kuri jaučia malonumą jausmą nedavalgant, nes man tai yra kontrolės būdas.
Bet didesnė dalis žmonių irgi, vat, kai tu klausai apie stambius žmonės ir lieknus žmonės su valgymo iššūkiais, tai ir čia yra lygiai taip pat, kad didžioji dalis jaučia didesnį kaltės jausmą tada, kai persivalgo, bet yra ir tų, kurie jaučia kaltės jausmą, kai nevalgo. Čia abu yra, bet didesnė dalis yra persivalgymas ir vėl turbūt galim grįžti prie to paties, kad mes vėlgi dar gal, kadangi tai yra ir šventinis laikotarpis ir šiaip labai norisi užakcentuoti tą žinutę, kad persivalgyti kartą ar kelis kartus per metus nėra nieko blogo. Mūsų tikslas nėra būti tobulais, bet kaip sudalinėsi su ta mergina, kad visada ten tik tai salotytė, sriubytė ir nieko kito papildomai šalį nesuvalgyti, tai to nereikia daryti, nes mes gyvenam gyvenimą, mes esam paprasti, normalūs žmonės. Mes turim šventes, mes turim vestuves, mes turim vaikų gimtadienis, mes turim kalėdas ir taip toliau. Tai leisti savo, nes vėlgi aš labai mėgstu paprastą pasakymą, maistas mums turi teikti malonumą, bet emocijų maiste nemalšinti. Tai jeigu ateina tas kaltės jausmas, kad aš prisivalgiau, kad man sunku yra skrandyje, verta pasižiūrėti, kas mano gyvenimo kontekste tuo metu vyksta. Nes mes labai dažnai nepriimam to, kas mūsų gyvenime vyksta ir mums labai sunku yra priimti pasiekmes viso to, kas aplink mus yra. Ir tada maistas mums tampa tokiu savęs kankinimo momentu. Nes aš turiu legalią priežastį, dėl ko save kaltinti. Man sunku save kaltinti ten, kad aš kažko nepadariau, galbūt pamatyti. Turiu galvoje, nes kaltinti mes galim save už viską labai nesunkiai, bet pamatyti. Ir man tada yra daug lengviau pamatyti, kad aš ir vėl neišlaikiau savo išsikeltų taisyklių ir savo išsikeltų lūkesčių. Ir kalu save prie kryžiaus, dar labiau užlugdau savo savivertę. Ir ratas sukasi, aš vėl toliau valgau ir vėl kalu save ir vėl toliau valgau. Ir taip tas turbūt toks ribojantis valgymo elgesys vienas iš būdų, kur būtent tokiu šablonu ir pasireiškia. Emocinis valgymas, ne, yra toks dalykas, bet aš esu pastebėjęs, nežinau ar teisingai suprantu tą savoką, kad reiškia, tu užvalgai emocijas, ne, preliminariai, taip galima sakyti. Bet, pavyzdžiui, kai man būna blogai ir aš jaučiuosi liūdnas, man būna, kad tiesiog dingsta apetitas. Mano draugui, kuris būna ten be nuotaikos liūdnas, jam atsiranda beprotiškas apetitas. Tai čia jau net nebe psichologiniai dalykai, turbūt čia jau fiziologija reikia. Turbūt aš truputėlį išplėsiu, nes yra ne tik emocinis valgymas, aš tai vadinu psichologiniu valgymu. Mes turim emocinį išorinių aplinkybių nulemtą ir apribotą. Visuomenė tik tai mato kaip emocinį valgymą, bet iš esmės mes turim 3 tokius tipus, kurie yra ir tai visuomeniai dažniausiai pasislėpia po emociniu valgymu. Su emociniu valgymu yra taip, kad vėl vienas dalykas yra fiziologija, vieni esam linkę labiau malšinti emocijas negu kiti ir kartu yra dar kitas dalykas, vėlgi susijęs su mūsų kūno fiziologija, mes turim suvokti, kad jeigu mes turim stresą, nes vėl visuomenė viską vadina stresu, iš tikrųjų mes turim stresą, stresas yra geras dalykas, nes stresas mūsų mobilizuoja naujam veiksmui. Distresas, kur mes nuolatos esam kažkokio įtampoje, nerimo jausme, kažkokiam diskomforte, čia dažniausiai ir yra tos situacijos, kur žmonės yra linkęs prie jų būti su maistu. Nes fiziologija yra tokia, kad jeigu atsitinka ekstra dalykas, paprastai tariant, mūsų kūnas pasiruošia gynybai. Maistas ir virškinimas yra poilsio režimas ir jeigu ekstra kažkas atsitiko, reiškia virškinimą stabdom, nes mums dabar reikės energijos, kad mes pabėgtumėm nuo kažkokio priešo. Bet jeigu mes visada esam toj padidintos žadinimo būsenoj, kur nuolatos sukasi mūsų galvoje, kad tą reikia išspręsti, tą reikia padaryti ir taip toliau, tai faktas, kad tada tikėtina mes būsim labiau emociniai valgytojai plus fiziologiniai dalykai. Ok, čia išgirdau tokią evoliucinę tą prizmę ir man kažkaip iš evoliucijos, kas yra turbūt labiausiai užsifiksavę, kad dabartiniai mūsų įpročiai, aišku, yra begalė, labai stipriai pasikeitę ir mes ką galėdavom valgyti anksčiau, ten prieš, 10 000 metų ir ką mes galim valgyti dabar, turim ko gero gerokai geresnį pasirinkimą, bet ar nėra irgi taip su tuo kaupimu masės, ne? Kai tu pradedi nereguliariai valgyti, kūnas pradeda kaupti riebalus, nes galvoja, kad už savaitės gali badauti. Taip veikia, ne? Visiškai taip veikia, labai gera klausytis tavęs, turi truputėlį to pamąstymą, nes fiziologija taip ir yra. Kadangi pirmykščiai žmonės, jie sumedžiojo mamutą, jį suvalgė ir paskui jie žino, kad kažkurį laiką jie jo negaus. Ir tada kūnas ir laiko tą maisto ir tuo riebalą tam, kad jisai turėtų resursų. Ir labai įdomi evoliuciškai, vėl grįžtant prie to persivalgymo momento, kad persivalgymas fiziologiškai nėra toks baisus dalykas, koks yra nedavalgymas.
Nes jeigu aš nedavalgau, mano fiziologija man iš karto sako, kad yra badas, reiškia viskas, ką aš suvalgysiu, turi būti kaupiama riebalų atsargose, bet aš labai dažnai, mano tokia pagrindinė darbo erdvė yra apie tai, kad sako, aš nieko nevalgau ir man nekrenta svoris. Tai yra tų, kur nieko nevalgau kabutėse, kur te pradeda ir vakare pabaigia. Bet iš esmės dažnai labai mes turim per mažą maisto kiekį ir aš netgi savo admino panelėje esu užsidėjęs varnelę skaičiuoti žmonės, kurie valgo per mažai, nes grinai mes turim tą pirmykštę fiziologiją, kada jeigu kūnas jaučia badą, jisai viską kaupia. Tam, kad jisai išgyventų. Ir aš netgi kartais sakau, panos, jūsų kūnas nori gyventi labiau negu jūs pačios to norit ir jūs nuolatos jį kankinat, vat to nedavalgymu, o mūsų pirmykštė fiziologija taip ir suveikia, kad mes viską kaupiam, nes kūnui reikės išgyventi iš kažko. O dėl ko žmonės nutunka dažniausiai? Įpročiai. Atsinešti iš šeimos, įpročiai gyvenimo būdo, vėlgi ta pati savivertė. Jeigu aš turiu įsitikinimą, kad jeigu aš daug dirbsiu, būsiu labiau vertinamas, tai pusryčius pamesti labai lengva, nes o kam juos valgyti, arba pusryčius, arba pietus, arba vakarienę, o kam juos valgyti, tik dar gražesnė būsi. Tai vat, tokių momentų, kurie iš esmės yra, mes esame atsinešę iš šeimos ir vat, prieš keletą savaičių irgi buvau vaikam vedžiau paskaitą būtent apie pusryčių svarbą. Ir ten sėdėjo 11 vaikų ir tik 2 iš jų pakėlė ranką, kad jie valgo pusryčius. Tai reiškia, mes turime iš šeimos atsineštus tam tikrus įpročius apie maistą ir mitybą. Mes turim tą beprotiškai skubantį gyvenimo tempą, kur maistas yra antraplanis dalykas. Mes turim tą momentą, kad kam man valgyti, jeigu man reikia padirbti. Ir va taip po truputėlį nuo pat vaikystės sąlygoja visą tą istoriją, kad rezultate atsitinka taip, kad nuo vaikystės pusryčių nevalgymas mane išmoko darbus kelti prioritetų aukščiau, savivertė žema, darbai svarbiau ir rezultate aš turiu augantį svorį, o dar fizinis aktyvumas. Jeigu mes kalbėtumėm apie tai, kad sėdima gyvensena šiandien yra prilyginama pasyvaus rūkymo žalai, ir jeigu mes per dieną prasėdim daugiau negu 7 valandas nepertraukiamai, o taip labai dažnai būna, mes net ir tai, kad išeisim po darbo pasivaikščioti, nebeišlygins to žalos, kurią padarė 7 valandas nepertraukiamo sėdėjimo. Tai vėlgi, sėdimas gyvenimo būdas, dar kitas dalykas, boltas, kurie šiai dienai tau nieko nereikia daryti. Realiai, tu paspaudai mygtuką, maistas atvažiavo pas tave, tu valgai dirbdamas prie kompiuterio, ir tu net nepajauti, kad pavalgy, o valgy ką? Greitą užsakomą maistą, kur cukrus, riebalai, skonio stiprikliai, receptoriai pasitenkino ir vat visa tokia labai graži grandinė užsisuka, kur tada tu supranti, kad nebetelpi į tam tikro dydžio rūbus, į kuriuos tu prieš kelis mėnesius įtilpai. Šiaip su skonio stiprikliais, dabar tuoj nuvažiuosim apie mitybos įpročius, bet su skonio stiprikliais man pačiam yra iš praktikos buvo vienas dalykas. Aš buvau savaitę Egipte atostogose. Ir tenais, ten atrodo, valgiam labai paprastą maistą, kažkokių pridėtinių nieko nebuvo. Ir mes grįžom labai vėlai, niekas nedirbo, namie savaitę, aišku, mes neužsipirkinėjom maisto. Galvoju, reikia prasukti pro degalinę, pasimti dešrainį suvalgyti. Neįmanoma, beveik buvo jo valgyti. Ten atrodė, nes aš nebesupratau net kas ten yra, skonis labai pasikeitė. Taip, tai vat mums dabar taip atsitiko, kad mes esame namuose apsisprendę nenaudoti pomidorų padažo. Mes naudojam tik trintus pomidorus. Ir atsitiko taip, kad vakar man prireikė trintų pomidorų, aš nusileidžiu Pilies gatvėje apačioje, ten tokios parduotuvės, kur nėra. Ir aš parsinešu namo pomidorų padažą. Ir nesvarbu, kad jame yra mažiau cukraus negu šiaip visose kitose, jo neįmanoma valgyti, nes ten toks intensyvus ir stiprus skonis. Tai iš tikrųjų mes turim tą pripratimą prie skonio stipriklių ir šiaip liežuvio svogūnėliai atsinaujina maždaug kas 70 dienų. Tai jeigu tu apie 10 dienų pabuvai Turkijoje, kur maistas buvo natūralesnio skonio, savaitę 10 dienų, tai skonio receptoriai pasikeičia, tie svogūnėliai atsinaujina ir jie nebereaguoja taip intensyviai. Arba, pavyzdžiui, kava be cukraus. Irgi, taigi atrodo, kaip dabar gersiu kavą be cukraus. Bet jau virš metų yra, kaip aš puikiausiai geriu kavą be cukraus ir man jo to cukraus net netrūksta. Tiesiog reikia truputėlį laiko, vėlgi, jeigu taip keliaujant link tos įpročių temos, tai truputį reikia. Nuo 3 savaičių iki 2 mėnesių, kol po truputėlį tas įprotis pradeda keistis.
O tas nevalgau rytais, nes neturiu apetito. Čia blogų įpročių pasiekmė? Aha, čia blogų įpročių pasiekmė. Mano akimis, aš anksčiau buvau tas žmogus, kuris nevalgydavo pusryčių. Ir pas mane gal gyvenime pusryčiai vėl atsirado, kai supratau, kad aš nevalgau pusryčių pagrindė todėl, nes aš labai vėlai pavalgau vakarienę. Taip, labai gera tavęs klausytis, nes tu labai praktinius dalykus iškelia, kas labai dažnai pas žmonės pasitaiko. Aš nevalgau pusryčių, vėlgi aš sakau, jūs galite nevalgyti pusryčių su sąlyga, kad nuo to momento, kai jūs pradėsit valgyti, jūs reguliariai suvalgysit visą savo dienos maisto kiekį. Nes dažniausiai taip ir būna, kad nevalgau pusryčių dėl to, kad reikia truputį pamiegoti, arba turim dar kitą įprotį, vietoj pusryčių geriam kavą. Tam, kad vėlgi užbūstintumėm organizmą, vėl įsijungia mūsų už stresą atsakinga sistema, vėl įsijungia tai, kad aš nenoriu valgyti ir tada viskas susistumia į dienos pabaigą, nes dar pridėkime emocijas, kurios atslūksta, nes visą dieną mes turim dar ir tokį vadinamą valios kontrolę arba valios bateriją tokią, kur ryte atsikėliau, pasikrovė, ne, ir į vakarą jinai senka. Tai jeigu ryte arba ten po pusryčių kolegijai pasakyti, kad prie kavos atsinešė saldainį dar bus nesunku, tai jeigu aš nepavalgiau, aš neturiu energijos, plus mano valios resursas yra išsekęs, tai vakare kas atsitiks, aš išlamšiu viską ir dėsiu į save tiek iš fizinio, tiek iš emocinio nuovargio. Ir maistas vėl nebus susivirškinęs, vėl aš ryte nenorėsiu valgyti, vėl lygiai taip pat ir tas užburtas ratas, jisai sukasi, kol tu sąmoningai savęs nesustabdai, kad to velnas. Iš tikrųjų, čia pusryčių nevalgymas yra priežastis to, kad aš vakare prisivalgau. Ir sakau, daug yra ir tyrimų, ir čia viena dažniausių temų yra, kai pradedi kalbėtis apie tos pusryčius, kad iš tikrųjų, kai mes pradedam valgyti pusryčius, mes dieną pradedam nuo maisto, mes turim pakankamai energijos. Diskusija apie tai, ką valgyti pusryčiam yra labai plati, čia toksai labai individualus dalykas, bet iš esmės užtenka pradėti valgyti pusryčius, tada pusryčiai, pietus, vakarienė, ir jeigu mes net ir apie svorio metimą kalbam, tai yra magija, ką tiesiog padaro tai, kad mes pradedam valgyti pusryčius. O yra, ten nesu girdėjęs, kad pusryčiai yra svarbiausias dienos valgymas. Aš sakyčiau, kad visi vienodai. Aš neturiu kažkokių, kiek man tenka dirbti, yra ir tas, kur sako 70% mitybos, 30% sporto. Tai aš nesutinku, man atrodo, kad tiek mityba, tiek sportas, tiek miegas, tiek streso valdymas turi vienodą svorį, lygiai taip pat ir su maistu. Jeigu aš nepailgsiu šiaip, tarkim, ką kalba mokslas, tai sako, jau jeigu mes apsisprendėm taikyti protarpinio badavimo mitybos strategiją, nors aš labai atsargiai tą siūlau daryti, ypač tiem žmonėm, kurie turi plačią dietų patirtį ir valgymo iššūkius, tada geriau ankstinti arba atsisakyti vakarienės. Bet pusryčiai vis dėlto, jeigu kalbėti apie tyrimus, sako, kad tai yra svarbesnis dienos maistas. Ir mes turėjom vaikystėje, kur pusryčius valgyk pats, pietus atiduok, pietus pasilink su draugo, vakarienę atiduok prieš. Tai ne šiaip savo irgi greičiausiai ta teorija yra atsiradus. Okay. Nu, aš šiandien išgirdau čia dalykus, kad ryte atsigert kavos, praleist pusryčius. Čia šiandien aš toks. Reikėjo pasiruošti, reikėjo pasistengti. O kitas dalykas, tai vat irgi, šiandien, vat būtent, aš užsirašinėjau, vakar dariausi užrašus ir šiandien pasikartoju lygiai tas pats. Aš degaliniai buvau 8 ryto, pasiemu kavos, aišku, ten klaustukai, kiek ta kava gera, bet vis tiek stengiuosi pirkti, kur pupelės malai ir panašiai. Ir matau, kad stovi žmonės degaliniai ryte ir vat, labai gerai atsimenu tą klausimą. Su kokiais padažais? Su visais. Dešrainiai iš ryto valgyti su visais padažais. Nėra čia toks, tada geriau gal praleist pusryčius? Žinok, aš tai sakyčiau, kad apskritai svarbu yra pavalgyti. Pirmiausias tikslas, vėlgi, kokią norisi, kad žmonės žinutę išsineštų. Mes kartais, kai formuojam įpročius, mes norim tobulumą. Ir vieni iš mokymų irgi buvo, grįžtamasis ryšys buvo, kad velnias, rimtai galima daryti po vieną dalyką. Nežinau, ar esi pats skaitęs, yra ta labai faina knyga, vadinasi tik vienas dalykas. Prieš 2 dienas rekomendavau kažką. Tai man jinai buvo viena iš pačių įsimintiniausių knygų, ką aš skaičiau, ir ten labai gražiai rašo apie įpročius ir kad darykim po vieną dalyką. Tai jeigu klausia, ar geriau nevalgyti pusryčių, ar valgyti kažką, tai geriau valgyti kažką, negu nevalgyti iš vis. Ar apskritai tas dešrainis ten su visais padažais turi kažkokią maistingumą, čia jau kitas klausimas ir gal tada geriau, nes, tarkim, pati visai neseniai irgi važiavom čia į
pajūrį vesti vienu mokymu ir tiesiog sustojus ir kalkiai degaliniai. Tai ten yra ir čia pudingų, ir avižinių košių, ir salotų pasirinkimų. Tikrai jau šiai dienai galima rasti, ką suvalgyti, bet vėl grįžtam prie to paties. Mes įprantam autopilotu, bet kaip ir pats sakai, vėl antra diena, tas pats laikas, o kiek dar tu nepastebėjai tokio paties atsikartojančio elgesio. Nes mes netgi, kai einame parduotuvę, mes žinom, kur mes eisim, ne degalinė, tu žinai, kad ten yra kavos aparatas, ten bus kava, ten susimokėsi, ten grįši atgal į automobilį ir sutrikdyti tą ciklą, kuris nuolatos atsikartoja, tai ir yra sąmoningumas ir labai didelės sąmoningos pastangos, kad ne prie dešrainio nueičiau, o nueičiau prie šaldytuvo. Ir vėlgi irgi nežinau, ar kaina mano esi skaitas, mąstymas greitas ir lėtas, ir ten yra 2 mąstymo strategijos. Ir mūsų smegenys yra tinginės. Jom pasukti iš to kelio ir keisti tą savo įprotį reikalauja labai didelio resursų. Ir dėl to mes einam autopilotu ir rezultate gaunam tai, ką gaunam. Jo, ir čia apie valios tas pastangas, kur buvai prieš tai paminėjus, tai iš tikrųjų aš tik mitybą kažkaip niekada nesuvedžiau, bet irgi iš esmės valia atsisakyti kažkokio tai prastesnio maisto, kurį tu matai, ir geriau palaukti ten pietų ir pavalgyti irgi lygiai tas pats, nes yra darbuose net sakoma, kad sunkiausius darbus pasidaryk dienos pradžioj, nes vakare tos darbus bus labai sudėtinga daryti, nes tavo ta baterija valios bus išsekus ir tau bus sunkiau priimti gerus pasirinkimus. Man dar vienas dalykas – užkandžiai. Užkandžiavimas tarp valgymų sveika, reikėtų duoti skrandžiui pailsėti. Atskirkim užkandžius ir užkandžiavimą. Čia yra 2 skirtingi dalykai. Užkandžius aš turiu omenyje, kai tarkim turi pusryčius, tada tarp pusryčių ir pietų turi kažkokį tai batonėlį, tada pavalgai pietus, ten po 1,5 valandos suvalgai obuolį ir tada ten vakarienę pavalgai. Tai aš turbūt sustosiu čia prasiplėsti, nes labai dažnai žmonės užkandžius ir užkandžiavimą susieja į vieną krūvą. Tai jeigu vėlgi, mūsų tikslas kiekvienos dienos metu suvartoti tam tikrą maisto kalorijų kiekį. Jeigu mūsų tikslas yra svorio palaikymas, mes vartosim vieną, jeigu svorio metimus suvartosim kitą, jeigu raumeninės masės auginamas suvartosim trečią ir taip toliau. Ir mūsų tikslas suvartoti panašų maisto kiekį kiekvienos dienos metu. Ir tada nesvarbu, jeigu aš jį išsiskirstysiu į pusryčius, užkandį, pietus ir vakarienę, ar aš jį išsiskirstysiu į pusryčius, pietus, vakarienę, nėra skirtumo. Svarbu, kad esmė, kad tai yra tas pats maisto kiekis. Bet jeigu mes pradedam valgyti pusryčius, tada kolegė atsinešė šokoladuką prie kavos arba ten pyragą, arba dabar kalėdos įmonės neša ten visokius skanėstus, ten truputį užkandau, tada nuėjau po pietų dar reikėjo ko nors skanaus, tada tarp pietų ir vakarienės dar reikėjo kažko skanaus, tada vakarienė ir dar po vakarienės jaučiu, kad man yra liūdna, dar reikia numalšinti liūdėsi kokį nors šokoladuku. Tai va čia aš turėsiu užkandžiavimo procesą, tai taip neturėtų atsitikti mūsų mitybai, bet jeigu aš susiplanuoju, kad tai bus vienas užkandis, antras užkandis, dažniausiai aš visada siūlau su savim tos užkandžius turėti, nes vėlgi vakarykštė situacija klientų tarpe, pietus buvo 12:40, 12, vakarienė 17:40 ir viskas po vakarienės reikėjo eiti kažko skanaus, nes buvo per didelis tarpas tarp pietų ir vakarienės. Tai iš esmės dažniausia strategija, kuri pasitaiko klientų tarpe, tai yra pusryčiai, pietus, užkandis, vakarienė, užkandis darbo pabaigoje, nes jeigu jūs važiuosit į parduotuvę ir parduotuvėje apsipirkinėsit maistą alkani, tai jūs prisipirksit daug, ko reikės ir ko nereikės, ir dažniausiai greitos energijos, greito cukraus, dar einant iš mašinos nusigriepsit tą batonėlį, tada gaminsit vakarienę ir po vakarienės jau jausitės persivalgę. Tai aš siūlau visada toj antroji dienos pusėje turėti užkandį prieš išvažiuojant iš darbo, yra kam reikia 2 užkandžių. Bet dabar dažniausiai pasitaikanti strategija pusryčiai, pietus, užkandis, vakarienė. Aš pats buvau turbūt šitose rogėse, dėl to man buvo šitas klausimas labai įdomus. Aš vienu momentu svėriau, man atrodo, 117 kg, dabar sveriu 87, mano ūgis 1,80 m. Tai aš turėjau viršsvorio, bet gal draugai nenorėjo pasakyti, bet taip, jau mačiau, buvo jokučių visokių prasidėjo ir panašiai. Ir susiėmiau, kažkaip pradėjau tvarkytis. Ir man labiausiai, čia visiškai ne jokia rekomendacija, man labiausiai padėjo tas fastingas, protarpinis badavimas. Ir aš buvau netgi prasitestavęs
iš pradžių pradėjau pralinėti pusryčius. Nes galvoju, kaip gerai aš lengvas jaučiuosi ir panašiai. Bet po gal mėnesio pakeičiau į tiesiog anksčiau pavalgyti vakarienę ir padaryti tą ilgesnį tarpą, nes kol miegi nereikia kentėti, kad nevalgai. Jo, ir tada atsikeli, pavalgai ir iš esmės padėjo šitas, aišku, čia buvo procesas, metus laiko gal taip. Nepilnai metus laiko užtruko tą 19 kg atsikratyti, tai pakankamai sveikas tas kritimas buvo. Aš jau skaičiuoju mintyse, nebuvo, kad ten per mėnesį belė kiek nukrito. Tai vat, bet man kažkaip smegenis susiję, nežinau kodėl, tuo momentu, kai festinau, nevalgiau užkandžių. Ir man tokia psichologijai persipinė, kad nevalgiau užkandžių, todėl numečiau svorio. Toks galutinis buvo. Bet tu numetei svorio dėl to, kad tu sukūrei kalorijų deficitą. Atsakymas yra labai paprastas. Kokią mitybos strategiją mes be pasirinksim, po ją slepiasi labai paprastas dalykas - kalorijų deficitas. Viskas. Čia yra tik tai vieni tą vadina protarpiniu batavimu, kiti vadina Dukano dietą, keto dietą ar kuom tik tai nori. Bet iš esmės viskas yra apie kalorijų deficitą. Ir tas festinimo momentas, jeigu žmogus neturi polinkio ribojant kažkokį valgymo elgesį, jis neturi kažkokių aktyvių dietų patirčių, apskritai tas momentas pasiankstinti vakarienę ir tam pavalgyti 5-6, jeigu tai fiziologiškai leidžia mūsų organizmus, nes yra kas eina miegoti 22-23 valandą, tai tada tikėtina, kad ieškosim dar kažko skanaus. Bet tas laikas iki miego, tas vakarienės paankstinimas, jisai galėtų būti visai geras variantas, nes tada ryte ir pusryčių mes norėsim, bet iš esmės turbūt kokią strategiją mes paimsim, rezultatas bus apie tai, kad tu tiesiog nukarpiai kalorijas. Tu susikūrei tam tikrą kalorijų deficitą ir jeigu tu būtum valgęs pusryčius, pietus ir vakarienę be festinimo ir išėmęs užkandžius, tai rezultatas tikėtina būtų buvęs toks pat, tik tai mintis, kad aš dabar festinu, tokios papildomos motyvacijos sukėlė. Taip, nes tu tiesiog ugdai ir savo valią truputėlį, nes tu norėjai valgyti, bet tu žinojai, kad tu negali valgyti ir ta savivertė taip labai stipriai kyla. Ir čia ko gal irgi norisi pasidalinti ir mano asmeninė patirtis buvo tokia pati, nes aš kai pirmą kartą mečiau svorį, tai rezultatas buvo toks, kad aš buvau dėjusi iki to, kad aš valgiau 700 kilokalorijų. Iš kiaušinio baltymo, vištos ir agurko. Ir tuo metu, kai aš tai dariau, aš jaučiau labai didelį pasitenkinimo jausmą, nes aš sugebėjau padaryti tai, ko aš net nesitikėjau, kad aš sugebėsiu padaryti. Aš sugebėjau tai išlaikyti. Aš sugebėjau pusę metų nesvalgyti nei vieno kąsnio į šalį, nesvarbu, kad... 700 kalorijų pusę metų? Ne, 700 kalorijų aš valgiau 3 mėnesius, 2-3. Bet iš esmės visas tas kontekstas, kai aš mečiau tą svorį, žinau, kad daug klausimų būna, kad nuo ko tau reikėjo mest, bet mes kalbėjome apie tai, kad čia mano galvoje buvo dalykas, bet tai labai man davė tokį impulsą, kad žiūrėk, tu gali. Aš keldavau savo karteles, jas pasiekdavau ir vis keldavau ir tai buvo susijęs su savivertė mano, kad žiūrėk, aš galiu ir šitą aš galiu, ir šitą aš galiu, ir šitą aš galiu. Ir protarpinio badavimo strategija, jinai kartais ir užkabina būtent ant to, kad žiūrėk, man pavyko, tiek valandų nevalgiau, labai norėjau, bet iš tikrųjų nevalgiau. Ir tas valios momentas, valios ugdymo momentas, ypač jum vyram, nes jūs tokie truputį karžygiai, kovotojai ir ten, kur reikia įdėti daugiau pastangų ir pasiekėt rezultatą, jums tai labai glosto savimylė. Nes iš esmės, jeigu tu būtum tiesiog susikūręs tą patį kalorijų deficitą, tu būtum turėjęs tą patį rezultatą. Jo, kalorijų deficitas, aš čia kažkurio momentu svorio metimo momentu pradėjau daugiau domėtis, mano sporto treneris buvo sudėliojęs, kad aš turiu valgyti pagal mano fizinį aktyvumą 2400 kalorijų, kad dar numešiau svorį, nes aš eidavau 4 kartai būdavo su svoriais ir 1 kardio, tai pakankamai daug treniruočių. Sakyčiau, kad daug. Jo, ir aš neseniai dariausi Vodų Max tokį testą. Mačiau. Tai ištyrė, ten padarė visus dalykus, tai aš net nustebau, kad man atėjo ta daktarė ir sako, pagal tavo kūno sudėjimą, pagal tavo visą masę, raumenis, tu turi suvalgyti ne mažiau 1800, nes tada tavo širdis atsistato, organai visi gali normaliai funkcionuoti ir panašiai. Nes jeigu kalorijų deficitas 700, tai čia yra
drožimas realiai. Taip, tai yra visiškas drožimas ir gal, kadangi auditorija žiūrės, aš šiaip labai nemėgsiu kalbėti apie skaičius, bet traukiai, tai aš tada ir dalinuosi. Tai labai norisi iš karto pasakyti, kad moterim, ne mažiau 1600-1700 kilokalorijų, nes kitu atveju, mano didžiausia darbo auditorija ir yra tie žmonės, kur sako, aš nieko nevalgau, man nekrenta svoris. Bet tai ir yra pasiekmes būtent to, kad, kaip tu ir daliniesi, yra tas bazinis medžiagų apykaitos poreikis. Ir mano atvejus yra ten gal apie 1200, nes aš esu mažytė, iš tikrųjų aš esu mažytė, tai mano poreikis yra toks ir viskas, kas yra žemiau to bazinio medžiagų apykaitos poreikio, jisai lėtina medžiagų apykaitą. Ir kas yra blogiausia, kad valgo mūsų raumeninę masę, jeigu taip labai paprastai pasakius. Ir kuo mes turėsim mažesnę raumeninę masę, tuo mūsų medžiagų apykaita bus lėtesnė, tuo mažiau maisto mes galėsim suvalgyti. Kodėl sako, vyrai suvalgė pizzą, nieko neatsitiko, šalia mažutė smulkutė mergaitė suvalgė tą pačią pizzą ir jai svoris pakilo porą kilogramų. Nes pas jūs viskas į raumenis, nuėjo visi angliavandenį, užpildė glikogeną, jūs kitą dieną darysit treniruotę ir bus, o wow, kaip faina. O tai mažai mergaitai nėra tos raumeninės masės tiek, į ką būtų galima prikimšti visus tos angliavandenius ir ką išpūsti. Tai kitas gal svarbus momentas, kad irgi kartais, kai išsigąsta šitas pasiekmes, nes aš tai vadinu dietų pasiekmėm, kai žmonės tai išsigąsta, labai norisi sakyti, išeitis yra. Išeitis yra, aš pati buvau su tokiom pasiekmėm, ten gydytojai man pasakė, kad jeigu toliau tu tą darysi, arba diabetes, arba vėžys, aš turėjau 2 scenarius, man buvo tik 25 metai, kai man pasakė, kad jeigu tu tęsi tai, ką tu dabar darai, tai pasiekmes bus tokios. Ir tada aš sustojau, visus tas nesąmonės daryti ir dabar jau yra virš 3 metų, kai mano ir medžiagų apykaita yra susitvarkius ir aš galiu normalų maisto kiekį valgyti ir man svoris nebeauga ir viskas yra tvarkoje. Tai išeitis yra. Tikrai išeitis yra, viską galima sutvarkyti, bet labai svarbu, kad galvoj tie dalykai būtų, kad aš suprantu, kad aš prisidirbau, taip, norėjau greičiau numesti tą svorį, norėjau greičiau, ypač mums moteriam, tas yra beprotiškai aktualu ir rezultate vis tiek galima su tuo susitvarkyti ir iš viso to išlipti. Ta medžiagų apykaita toks mistinis žodis gali pasirodyti žmonėm. Mes galim kontroliuoti, ne? Realiai galim pagreitinti, man atrodo, kardio pratimus kažkokius darydami tam tikrose zonose. Turbūt pačią medžiagų apykaitą sureguliuoti ją. Taip, mes galim ją sureguliuoti, bet iš esmės mūsų medžiagų apykaita labiausiai priklauso nuo raumeninės masės. Kuo mes ją turėsim didesnę, kodėl vėl bus neįdomi ir sakysiu, sportuot ir dar kartą sportuot. Ir netgi nebėgiot, nes kardio pratimai, čia gal tu labiau turi galvoje riebalų deginimo momentą, tai mes tada turim kardio tam tikras zonas, tai yra 70% nuo mūsų aukščiausio, nuo 220 minus amžius ir tada 70% nuo to skaičiaus. Čia yra ta zona, kurioje mes deginam riebalus. Tai irgi, kai merginos bėga ten labai ilgai ir tikisi, kad numes daug svorio, tai tikėtina, kad jos atvirkščiai mažina raumeninę masę ir rezultate mes neturim to vaizdo, kurį mes norėtumėm turėti. O jeigu kalbėt apie medžiagų apykaitą, tai čia mums yra labai svarbu raumeninė masė. Kuo didesnė raumeninė masė mes turėsim, tuo mūsų medžiagų apykaita bus greitesnė. Ir irgi dar kalbant apie medžiagų apykaitą, tai turbūt tas suvartojamas maisto kiekis galėtų parodyti, bet labai dažnai žmonės turi dar vieną įsitikinimą, tai yra medžiagų apykaita sieja su tuštinimus. Tai nebūtinai tai gali būti tarpusavėje susiję ir jeigu žmogaus sėdimas gyvenimo būdas, jo tuštinimasis gali būti sutrikęs visai ne dėl medžiagų apykaitos, o tiesiog dėl jo gyvenimo būdo. Ir ta medžiagų apykaita iš tikrųjų yra toks truputį mistinis dalykas, nes iš esmės tai yra apie tai, kaip mano kūnas eikvoja energiją. Ir kuo ta raumeninė masė didesnė, tuo faktas, kad tada tas kūnas ir raumuojasi, atlieka sunkesnį darbą ir rezultate jam tiesiog daugiau tos energijos prireikia. O valgymas, ten turim kaloražą kažkokį, kaloražą X, tarkim, kad žmonės ten savo susiskaičiuotų, ne mes jam patarinėtumėm. Ir jeigu mes valgom nereguliariai dienos metu, tai nežinau, labai anksti pavalgėm, tada prisivalgėm belė kiek vakare. Yra skirtumas, ar iš esmės svarbu, kad tą X kalorijų skaičių per dieną surinktumėm? Sakyčiau, kad yra, nes vėlgi, jeigu mes nevalgiam, pavyzdžiui, mes pavalgiam pusryčius ir valgysim tik vakare, tai vėl mūsų
fiziologiškai virškinimo sistema aprims dirbti. Nes jai nėra prasmės dirbti, nes vėlgi mūsų kūnas taupo visada energiją ir jos nenaudoja visiškai veltui. Kaip sakiau, sunku bus nueiti sąmoningai kitų salotų degaliniai, tai ir čia lygiai taip pat. Jeigu kūnui nereikės virškinti, jisai apstos tą virškinimo sistemą ir jeigu aš vakare į save prikišiu labai daug maisto, virškinimo sistema nebus efektyviai dirbanti ir jinai nesupras, kas čia dabar atsitiko ir kaip man čia su visu tuo susitvarkyti. Ir kai aš per kartą gausiu didelį maisto kiekį, vėlgi viskas pateks į kraujotakos sistemą, į virškinimą ir taip toliau. Ir tas didelis kalorijų antplūdis tikėtina, kad organizmas nesugebės su tuo susitvarkyti, nebus poreikio tos energijos išeikvoti, nes mes miego metu kalorijas deginam, bet ne tiek pat, kiek budrumo metu. Tai iš esmės tikėtina, kad tas perviršis kalorijų jisai keliaus į riebalus, jeigu mes pasirinksim tokią mitybos strategiją, kad valgyti retai su dideliais tarpais ir nereguliariai. Ir dar ką pats įvardinai, tai labai tikėtina, kad mes persivalgysim. Dar vienas iš įpročių yra valgymo greitis. Taip. Mes greit valgom ar lėtai Labai ir aš greitai. pats esu pastebėjęs. Man yra kažkas sakė, kad aš valgau labai greitai vienu momentu, dabar šitas susitvarkęs yra, bet aš buvau susitikęs su žmogum, kuris valgo be proto greitai, kad supras žmonėm, tai preliminariai ar ne, pietums kartais pasiemi sriubos ir pagrindinį patiekalą. Tai kol aš dar nebuvau suvalgęs sriubos, žmogus jau buvo pabaigęs pagrindinį patiekalą. Ir aš toks pasižiūrėjau, galvojau, oho, aš greitai valgau. Kokia čia įtaka mums apskritai yra sotumo jausmas čia pagrindas? Mūsų fiziologinis sotumo jausmas ateina maždaug per 15-20 minučių nuo valgymo pradžios. Tai jeigu aš tą sriubos ir antrą patiekalą susikišiu į save greičiau negu per 15-20 minučių, tai tikėtina, kad aš ir dar kažką ant viršaus valgysiu, nes aš nejausiu fizinio sotumo jausmo. Bet jeigu aš valgysiu lėtai, nes čia labai gera tema ir aš labai siūlau visiems, nors aš irgi labai skatinu valgymo metu nesinaudoti technologijom, bet tada sakau, žimkim telefoną taip, paimkim telefoną, įsijunkim laikmatį, pasidėkim prieš save ir bent jau 15 minučių pabandykit valgyti tą pagrindinį patiekalą, nes greičiausiai jūs valgot 5-7 minutės. Tiesiog greitai susikišot ir vėl tada tas ir kažkas skanaus dar ant viršaus sutilps tas deserčiukas, kuris kartais irgi dar būna prie dienos pietų, jisai sutilps, nes mes nespėjam pajausti fizinio sotumo jausmo, o kai praeis tos 15-20 minučių, mes pajausim, kad esam prisikimšę ir prabus mūsų gėdos ir kaltės jausmas, kad aš ir vėl persivalgiau, kad aš ir vėl prisivalgiau. Tai labai svarbus valgymo tempas tikrai yra labai svarbi vieta, apie ką tikrai labai vertėtų garsiai kalbėti ir tai yra labai paprasta. Tiesiog sąmoningai atsitraukiu vėlgi be telefonų, be televizorių, be kompiuterių, be nieko, aš esu ir mano maisto lėkštė ir bent jau 15 minučių. O dažnai pririša žmonės prie valgymo greičio dar kramtymo kiekį. Taip. Kramtymo kiekis man vienintelis dalykas susiveda, kad turbūt lengviau virškinti daugiau sukramtytą maistą. Ir mažesnis skrandžio tūris užsipildo tada. Nes įsivaizduok, tu turi, irgi aš mėgstu, kai kalbu apie gliukozės šuolius, tai irgi pavyzdys, kaip atrodo bulvių košė ir kaip atrodo sveikos bulvės, kurias tu pakramtysi. Pabandyk dagrūst bulvių košės ir jinai užima daug didesnį tūrį, lyginant su tuo tūriu, kurį užima glotni bulvių košė. Ir rezultate tas mažesnis tūris, jisai tiesiog rezultate mes anksčiau pajausim sotumo jausmą, jeigu mes geriau sukramtysim maistą. Ir dar pasidalinant apie valgymo tempą, ką irgi pats sakei, yra labai svarbus momentas, kad mes perimam kitų žmonių valgymo tempą. Yra ir tyrimai, kalbantis apie tą patį, ir lygiai taip pat praktikai pastebėjau. Tai tam kolegai, ar su kuo ten, nežinau, valgyti, arba tu turi, šiaip dažniausiai mes perimam greitesnį valgymo tempą. Tai tikėtina, kad stebėdamas jį ir pats valgyti truputėlį greičiau, negu valgytum vienas. Tai šitas irgi yra labai įdomus momentas. Vieną kartą tik pietavom, tai gerai. Nepasiimsi blogų įpročių iš jo. Žmonės einantis per viskas arba nieko. Irgi mes, tokie maksimalistai visą laiką norim daryti. Taip. Ir pats pastebiu ir save pagaunu šitoj vietoje, ir savo aplinkinius, pažįstamus pagaunu, kad atrodo, jeigu su maistu kažką keist,
Tai iš karto reikia keisti. Ir dar ten, jeigu kažkas rūko ir rūkyti metą, tu pat metu. Ir dar sportuoti pradeda 7 kartus per savaitę ir 10 000 žingsnių pradeda rinkti. Ir čia bus nuo naujų metų. Čia naujametiniai mūsų pažadai. Jeigu mes pasiimtumėm praeitų metų savo užrašus, tai tikėtina, kad bent dalį iš jų rastumėm. Minus x kilogramų, 5 kartai sportą, 10 000 žingsnių ir tobula mityba. Ne? Tai šitas pas mus yra ir labai labai gajus ir iš tikrųjų tai aš visada kviečiu daryti viską žingsneliais. Vienas žingsnelis, nes vėl grįžkim prie tos valios resurso, na ir vat tos tik vienas dalykas knygos, man kažkaip labai iš ten šitą žinutę yra atsinešus, tik aš čia truputį kitaip susidėliau. Mes turim 100% bateriją. Ir jeigu dabar aš bandysiu 100% padalinti į mitybą, fizinį aktyvumą ir ten dar, nežinau, eisiu laiku miegoti, ne, ir dar skaitysiu knygas. Tai reiškia, 100% padalinu į 4 dalis ir kiekvienam tam naujam įpročiui aš galėsiu skirti maksimum 25%. O lūkestis tai turėti 100% rezultatą. Ir aš negaliu to padaryti tada ir aš tada ką darau, aš pasiimu vieną įprotį. Pasiimu vieną įprotį, vadinasi, aš turiu visą bateriją tam vienam įpročiui keisti. Ir kai aš pasikeisiu vieną įprotį, vėlgi nuo 28 iki 66 dienų, kai aš tai monotoniškai darysiu, rezultate aš turėsiu tą įprotį suformuotą. Tada aš galėsiu eiti prie antro įpročio, vėl visą 100% baterijos jam atiduoti. Ir taip žingsneliais, aš tai vadinu žingsneliais, susikurti visus tuos įpročius tokius, kokius aš juos norėčiau turėti. Jo, žmonės turi suprasti, kad viskas, geri dalykai vyksta iš lėto. Taip, geri dalykai vyksta iš lėto. Taip. O kaip žiūrite apskritai tas populiariausias dietas? Aš čia turiu pasirašęs keto, protarpinį bandavimą, veganišką mitybą. Kaip vat bendras jūsų požiūris į tos trendus visus vaikščiojančius? Aš turiu tokią vieną labai paprastą mintį apie tai, kad jeigu tu pasirinkęs savo mitybos strategiją, ją sugebėsi išlaikyti visą gyvenimą. Tai vat ir pačiam, man labai smalsu užduoti tau klausimą, prieš kiek laiko tą svorį numetei? Vis dar procese. Aha, bet ta prasme, tai yra metų procesas. Ir tu taip vis nuosekliai tą svorį po truputėlį mažini, dabar jis jau greičiausiai daug lėčiau krenta, nes iš esmės pradinis svoris yra mažesnis. Padidinau maisto kiekį. Padidinai maisto kiekį. Vat čia ir norisi eiti, nes man visada labai norisi kalbėti apie tai, kad jeigu aš pasirinkau mitybos strategiją, tai jinai man turi leisti gyventi pilnavertį gyvenimo. Ir jeigu aš laikausi ketogeninės mitybos ir čia vėl, taip šiandien tu mane vedi, kur labai norisi išsiplėsti, bet pasistengsiu labai taip neišplėsti labai plačiai. Tai mes labai dažnai turime mintį, kad tarkim ketogeninė mitybos strategija yra tiesiog angliavandenių eliminavimas. Mūsų visuomeniai taip yra priimta, bet iš tikrųjų tikroji ketogeninė mitybos strategija yra visai apie kitus dalykus. Ten yra apie ketonų susidarimą ir apie riebalų eikvojimą mūsų energijai. Ir tai yra procesas, kuris pas kai kuriuos žmonės apskritai neįvyksta, nes jų fiziologija neleidžia to turėti. O kai mes turim pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį dėl tos valios resurso pasilaikau angliavandenius eliminavęs, tada penktadienį, šeštadienį picos, burgeriai ir taip toliau, tai mes negalim kalbėti apie jokią keto mitybos strategiją, nes mes tiesiog nesugebam jos išlaikyti. Tai vat jeigu yra žmonių, kurie, tarkim, turi vegetarišką, veganišką mitybos strategiją ir jie jau ten 10-15 metų taip gyvena, tai viskas su tuo yra labai gerai, viskas yra tvarkoj, nes mes tikrai turim perteklinį gyvulinės kilmės produktų suvartojimą. Bet jeigu aš laikausi tos mitybos strategijos tik dėl rezultato X, tai tada labai verta pagalvoti, kas bus, kai aš ją nutrauksiu. Nes aš jeigu visą gyvenimą negalėsiu valgyti angliavandenių, nes tarkim turiu antro tipo cukrinį diabetą, tai viskas yra tvarkoje, aš turiu diagnozę ir mane tas sustabdys. Bet labai tikėtina, kad kai jūs pasieksit rezultatą X, jūs vėl grįšit prie senų įpročių, nes mitybos strategijos, tos dietinės, jos neformuoja įpročių. Jos eliminuoja kažką iš mitybos raciono, tada aš pasilaikau to, nes man tai yra lengviau padaryti. Dėl to, kad aš matau rezultatus, rezultatas mane motyvuoja, bet vėlgi tyrimai sako tą patį, parodykit man tą žmogų po metų 2, tai apie 80-90% žmonių atauga tą numestą didelį svorį, jeigu jie laikosi kažkokių ribojančių mitybos strategijų. Jo, čia aš buvau pasirašęs net klausimą, kaip pasirinkti tinkamą, bet iš esmės turi žiūrėti labai ilgą perspektyvą. Su kuo tu galėsi gyventi visą gyvenimą. Ir aš dabar pagalvojau, kad gal man dėl to protarpinis badavimas ir labiausiai tiko, nes tai iš esmės yra pakankamai paprasta.
nes kuo sudėtingiau, tuo daugiau valios pastangų tam reikia, o tu čia tiesiog nusprendi, kad ir nuo tų pačių 6 nevalgyti, ir jeigu tu valgysi tik tais 8 ryte, tu turi ten beveik pusę paros fastingo laikotarpį ir gaunasi, kad tu nevalgai. O kaip, vat, cheat day, normalizavimas? Palėtai čia, ne, čia aš visada turiu vieną istoriją, kurią visada pasakoju ir man atrodo, kad jinai labai vaizdžiai iliustruoja to cheat day pasiekmes. Tai aš turėjau vieną klientę, kur aš važiuoju į mitybos planą. Ir aš nesupratau, kodėl šeštadienį jinai keliasi labai anksti ryte, o sekmadienį jinai keliasi tik tai 11:12. Ir aš jas paklausiau, sakau, o tai kas čia yra? Sako, dėl to, kad šeštadienis yra cheat day. Kuo anksčiau aš atsikelsiu, tuo ilgiau aš galėsiu valgyti, arba kita klientė lygiai taip pat. Aš ruošiu jai mitybos planą ir kai aš ruošiu mitybos planus, aš visada prašau klientų, jeigu yra tokia galimybė, pasilikti prie savo senų mitybos įpročių, nes aš noriu matyti, kiek maisto jie suvartoja. Ir jinai man siunčia nuotrauką, kai prie lovos yra padėti Kinder Bueno. Dėl to, kad jinai ryte atsikels, bus šeštadienis, bus cheat day ir jinai iš karto dieną pradės nuo to Kinder Bueno. Tai va čia yra tos labai skaudžios pasiekmes ir vėlgi mes kažkada gilinamės į istoriją, kaip tas cheat day apskritai atsirado, tai yra sportininkų reikalas, tai yra profesionalių sportininkų reikalas, kuomet yra daroma užkrovos diena. Ne visko valgymas iš eilės, šokoladai, picos ir taip toliau, tiesiog sportininkai laikosi griežtos mitybos strategijos ir tada vieną dieną jie turi tą užkrovos dieną, kur suvartoja didesnį kiekį angliavandenių. Tik kaip ketai išsikreipia pas mus, tik lygiai taip pat ir cheat day pas mus atėjo į kitokią formatą, nes riboja ir tada save apdovanoja, vėl psichologija, ne, riboja, vėl save apdovanoja. Tai šitoj vietoj aš labai kviečiu visas 7 savaitės dienas leisti savo suvalgyti tai, ko labai norisi, nes vėlgi, aš vėl mėgstu tą pavyzdį, kad mes esam kaip maži vaikai. Mažam vaikui pasakyk nekiš pirštų į rozetę, jisai tuos pirštus labai sąmoningai kiš. Ir mum lygiai taip pat, jeigu aš visą savaitę laukiu tos picos, kaip ten nežinau ko, kaip išganimo, nusileidžianti iš dangaus ir kažkokio pasiskaninimo gyvenimo, tai rezultate aš ir kimšiu ją visą, nesvarbu norėsiu, nenorėsiu, bet taigi tik šiandien galima. Rytoj jau bus nebegalima, tai aš privalau ją visą suvalgyti. Bet jeigu aš užsinorėjau picos ten, nežinau, turiu kažkokią progą ir užsinorėjau picos. Būna ir pas mane, aš nesilaikau kažkokių tobulų mitybos dalykų, bet jeigu aš valgau picą, aš jaučiu, kad aš suvalgiau pusę picos arba 3/4 picos ir aš sustoju, aš tiesiog daugiau jos nebenoriu. Bet man nėra priežasties susikišti, kaip tas cheat day, viską į save, nes man po to visą savaitę bus negalima. Tarp kitko, aš buvau ant šito užkibus savo patirtį ir labai gerai žinau, kaip tai atrodo. Ir man buvo turbūt čia pats žiauriausias gyvenimo etapas, tie cheat day ir ten mano psichologijos susikūrė dar žiauresni dalykai, kad jeigu aš sustodavau jeigu lieka, vat, kaip šokoladas yra padalintas į 5 dalis, tai jeigu aš suvalgydavau tik 2 ir sustodavau, viskas būdavo good. Jeigu aš suvalgydavau 3, aš susikišdavau visą šokoladą. Ir tai būdavo būtent per cheat day, nes man tik dabar galima valgyti ir tos pasiekmes buvo labai skaudžios. Jo, aš čia idėją irgi išbandžiau, bet dabar save pagavau dar vienu momentu. Aš kartais būna, šiaip iš Šiaulių esu į Vilnių atvažiavęs ir būna grįžtu. Aš tada pradedu neberibot kavos. Galvoju, o daugiau vėliau atsigersiu dar kavos. Su draugais susitinkam ten 7-8, gerai, ten dar išgersim kavos. Ir va čia šitie matyti yra iš kažkokių tai prastų įpročių susiformavę, kad tu save riboji. Taip. Ir tada paleidi save nuo grandinės ir jautiesi, kad toks esi, gali sau leis daugiau ir panašiai ir daugiau dalykų daryti. O kokia pagrindinė priežastis, kad žmonėm neveikia tos dietos apskritai ilgalaikiai perspektyvai? Nes tai yra nekeičiantis įpročio dalykas. Tai yra būdas siekti rezultato X. Jeigu aš siekiu rezultato X, aš užsimerkiu, ir tada aklai darau tai, ką man reikia daryti, tam, kad aš pasiekčiau rezultatą X. Ir čia ne tik dietose, mes visur taip, jeigu man reikia būsto, tai aš esu pasiryžęs ten 3-5 metus parti nuo pirmadienio iki sekmadienio po 12-14 valandų, nes man reikia rezultatų X. Nesvarbu, kad gal aš paskui atsikraustęs į tą namą nejausiu jokio malonumo ir jokio pasitenkinimo ir dar atvirkščiai man tas namas primins, kiek daug reikėjo art. Tai ir su dietom yra lygiai taip pat žmonės gyvena tam tikroje iliuzijoje, kad pasiekus tam tikrą svorį, mano gyvenimas kažkaip pasikeis.
Aš nekalbu apie tuos žmonės, kurie turi nutukimą, antsvorį nutukimą. Mes ten jau turim sveikatos problemas ir mes ten svorį metam grinai dėl sveikatos, nes ten ir širdies ir kraujagyslių ligos, ir cukrinis diabetas antro tipo ir taip toliau. Šiandien aš labiau kalbu apie tuos žmonės, kurie yra pakankamai normalaus svorio ir kur galvoja, ten visokie tokie dalykai vyksta. Iš esmės dietos dėl to ir neveikia, kad aš kaip tas arkliukas, einu į rezultatą X. Ir kai aš tą rezultatą X pasiekiu, o kas bus tada? Kas bus tada, kai aš jį pasieksiu, nes man jį reikės išlaikyti. Ir sakau, jeigu aš laikausi dietos, jinai nekeičia įpročių. Ir rezultate nutinka tada taip, kad tas svoris sugrįžta. Ir vėl grįžkim pas tą pačią medžiagų apykaitą. Jeigu mes taip žaisim su savo svoriu aukštyn žemyn, mes išbalansuosim savo hormoninę sistemą, mes išbalansuosim savo medžiagų apykaitą ir po to mes tik su kiekvienu kartu mesti svorį bus vis sunkiau. Nes vėlgi labai labai įdomi yra mūsų fiziologija, mūsų kūnas išmoksta gintis. Ir jeigu, pavyzdžiui, laikysi pirmą kartą dietos, tai tu pasieki labai gerų rezultatų. Ir su moterim yra problema, jos užstringa tame, kad pirmą kartą jos, kaip metė svorį, jos numetė 15, 20 ar kažkiek kilogramų. Jos pamiršta, kokiu būdu tą darė, o kūnas jau išmoko apsiginti. Jis žino, kad Marytė dabar, jeigu pradėjo mažinti maistą, tai tikėtina, kad jinai padarys taip. Ir tada antrą kartą, kai tu jau mesi svorį, tau reikės valgyti dar mažiau maisto. Tada dar mažiau, kol arba ateina psichologiniai tie persivalgymo dalykai, kas ir mane vienas iš aspektų, kuris sustabdė, o kitas dalykas, tada mes atsidurėm ir valgymo sutrikimų centre, būtent tam užburtam dietų rate. Įdomus dalykas iš tikrųjų. Vis tiek, daugiausiai, kaip suprantu, žaidžia kalorijų deficitas, kad ir kaip bebūtų. Jo, svorio metime. Ir ateinant šventiniam laikotarpiui, mes visi pamirštam, kad mums reikia svorio mest, nes reikia nuo naujų metų svorio mest, ne nuo kalėdų. Ir netgi esu pasirašęs tokią statistiką, kažkur skaičiau čia tiesiog statistiškai, nesvarbu kiek procentų, bet kūčių vakarą patį išauga širdies smūgių skaičius. Taip, nes riebu, saldžiai riebu, labai labai sotu, taip. Ir man čia praeitais metais aš apie tai sužinojau, tai nuo to laiko mano kūčios pasikeitė. Nes dar ir alkoholis, nepamirškim, dar alkoholis į visą tai įsipina. Jo, aš nevartoju, tai gal man šitos problemos nėra, bet jo, dabar sudėjau čia žiauriai daug cukraus, visų pirma, viską, ką žiūri, nes alkoholis yra sudėtie beprotiškai su dideliu kiekiu cukraus. Tai iš angliavandenių gaminamas. Jo, o tai ką žmonėm reikėtų, kokių patarimų galėtumėm žmogui duoti, kad jisai nepatirtų ir širdies smūgių ir gal į paprastesnius dalykus einant, kad ryte bloga nebūtų, nuo maisto. Jo, kad nebūtų maisto pagirių. Šitas dalykas, tai aš tai pasidalinsiu vienu psichologiniu momentu, ką aš ir esu atidavęs ir savo merginom, dviem pasidalinsiu psichologiniais ir po to pasidalinsiu tokiais visiškai praktiniais su mitybos susijusiais dalykais. Tai vienas yra labai paprastas, tai aš pasidalinsiu kaip nepersivalgyti. Tai tiesiog mūsų smegenys esantis už emocijas atsakingas migdolinis kūnas, už tą impulsą dėti į save maistą, jisai tas stipriausias impulsas trunka apie 80 sekundžių. Tai kai jau tiesit maistą į 10 baltos mišrainės šaukštą, suskaičiuokit iki 10 ir tada dar kartą perklauskit savęs, ar tikrai dėtis tą šaukštą į lėkštę ir ar tikrai tą valgyti. Čia toks vienas labai paprastas ir jį galima taikyti bet kur. Va šiandien ryte irgi kalbėjom kaip tik su merginom, nes vakar aš atidaviau įrašą, kaip išgyventi kalėdas ir sako, aš tiesiog vaikas nenorėjo valytis dantų su prastanuoti, aš norėjau ant jo rėkti, suskaičiavau iki 10, nurimau. Tai tą visur galima taikyti. O antras dalykas, tai aš tai vadinu lėkštės principu, tai irgi mes, kai turim šventinį stalą, mes turim labai didelę problemą apie tai, kad mes pasidedam lėkštutę, tada biškį įsidedam vieno suvalgom, tada biškį antro, trečio, penkto ir mes nepaučiam kokį didelį maisto kiekį užkandžiaudami mes suvalgom. Tai labai paprastas dalykas, ką aš visada siūlau daryti, tai pasiimu lėkštę ir nužvelgiu visą stalą. Pasižiūriu, kas ten ant to stalo sudėta, nes kartais net ne kartais, dažniausiai mes persivalgom tais patiekalais, kurie būna tik per šventes. Tai tada susidedu į lėkštę tuos patiekalus arba maisto produktus, kurie būna tik per šventes
ir tada susidedu visą kitą, ką noriu, bet viską susidedu į vieną lėkštę. Ir dar irgi lėkštės dydis, nu žodžiu, čia mes galėtume plėstis turbūt iki rytojus ryto tam temam kalbėtis, bet iš esmės viską susidedu į lėkštę. Ir tada žinau, kokį maisto kiekį aš galėsiu suvalgyti, galiu pasižiūrėti, ar tai primena mano kasdienę porciją, ar tai yra galbūt daugiau, ir jeigu tai yra daugiau, aš tada automatiškai turiu nusiteikti, kad mano skrandis turės daugiau darbo. Ir kitas dalykas, tai yra truputį saugumo jausmas, nes mes, kai turintys ribojantį valgymo elgesį, mes labai dažnai bijom, kad neliks kažko ant stalo, kas yra labai skanu, tai tada reikia valgyti. Ir šita strategija turi dar vieną labai fainą pliusą, kad mes turim per šventes tą momentą, kur močiutė sako, dėkis dar. Tai vat, kai mes turim tą lėkštę ir jo į maistą, mes galim lygiai taip pat pasakyti, kad aš dar turiu ir man nebūtina tada dar sėdėti maisto. Tai vat, ta lėkštė, jinai sprendžia kelius tokius momentus. O jeigu kalbėti visiškai apie praktinius dalykus, ką galima daryti, tai vat, vienas, ką labai pats paminėjai ir prie ko mes šiandien buvom visai nemažai sustoję, tai yra valgymo greitis. Tai irgi įsidėjau ir stebiu, kaip aš tą maistą valgau, kad nebūtų prisikimšimo ir labai greito to prisivalgymo, nes kartais būna prisivalgau kuo greičiau, suvalgau kuo greičiau, kad galėčiau eiti užsiimti kažkokiam kitom veiklom. Tai va čia staptelėt, o jeigu kalbėt konkrečiai apie maisto pasirinkimus, tai pieno produktų primaišymas į bendrą maisto kiekį, riebaus maisto primaišymas ir apskritai labai daug įvairaus maisto. Jeigu mes primaišysim, tai mūsų skrandis tikrai turės papildomai daugiau darbo. Ir jeigu kažkas ruošiate šventiniam laikotarpiui, nes yra moterų, kurios lygiai taip pat iki švenčia, ne, tam kalėdiniam vakarui, kad ta suknelė tobuliau nugultų, reikia ten tos kelius kilogramus numesti. Tai jeigu taip darėt, tai irgi nepamirškite tada to esminio fakto, kad jūsų virškinimo sistema yra daug imlesnė tam riebiam ir primaišytą maistui ir jūs daug greičiau pajausit tą išsipūtimo ar diskomforto jausmą. Tai jeigu buvo arba labai sveikatai palanki mityba arba kažkokios ribojančios mitybos strategijos, tai užteks daug mažesnio maisto kiekio tam, kad tas nemalonus diskomfortas pasijaustų. Nes vat, aš irgi galvojau apie būtent tą fastingą, pajaučiau, picom skaičiuot galiu, didelę arba mažą, ir dviese valgant. Tai gavosi taip, kad aš lėčiau valgau, pirmas dalykas, bet antras dalykas, aš gerokai mažiau suvalgau. Tiesiog čia skrandis susitraukė fiziškai. Ne, čia tu tiesiog anksčiau pajauti sotumo jausmą. Okay, nes aš kažkaip įsivaizduoju, kad kai tu daug valgai ir greitai, skrandis tampa didesnis, nes yra skrandžio mažinimo operacijos. Mes kaip tik kalbėjom su Donatu Daniu ir išėjęs parods kovo mėnesį įrašas apie skrandžio mažinimo operacijas. Aha. Bet tai irgi yra, ta prasme, natūraliai nesusitraukia skrandis, kažkiek susitraukia. Kažkiek, bet labai nedaug. Ta prasme, mes ištampyti skrandį galim. Ir čia irgi yra labai įdomus faktas, kad gali būti žmogus labai mažas, bet jis skrandis labai ištampytas. Nes, vat, ką ir sakai, jeigu aš kemšu visada daug maisto ir stačiais kąsniais ir labai daug, taip tas skrandis gali išsitampyti. Bet tai nėra tie tokie labai greitai vykstantis procesai. Tai yra iš esmės tokie truputį laike ištesti procesai, tiek tas ištempimo momentas, tiek tas skrandžio sumažėjimo momentas. Okay. Tai čia gal labiau būtų dėl to, kad tu pradėjai labiau jausti savo sotumo jausmą, nes šiaip labai smalsu paklausti, bet kai tas svoris buvo didesnis, ar apskritai jausdavai sotumo jausmą? Jausdavau, bet dažnai labai jausdavau persivalgymą. Vat ir norėjau sakyti, ar sotumo jausdavai, ar persivalgymo jausmą jausdavai. Nes čia irgi yra labai įdomi vieta, dabar su viena klientė labai intensyviai dirbam, nes jinai tiesiog neskiria sotumo ir persivalgymo. Tai vat tas šventinis laikas dažniausiai būna apie persivalgymo momentą, kai jau tas skrandis būna toks pilnutėlis, kur net pajudėti atrodo nebesinori. Man kažkaip sąmoningai iš to išaugo, po to va dabar irgi būna, turim tokį ritualą su vienu draugu, dažnai susitinkam pietų. Vieną kartą aš moku, kitą kartą jis, čia toks vyriškas dalykas. Ir dažnai vat, mes pavalgom, pagrindinį patiekalą panašiai ir jisai manęs ten klausia, gal deserčiuką kavos pasiemam. Sakau, žinok, jaučiuos dar kaip ir nepavalgęs iki galo, bet nenoriu. Nes sakau, žinok, už 10 minučių, jeigu valgysiu, tą jausiuos blogai. Ir vat man ta baimė, ne tai, kad baimė, bet tas nemalonus persivalgymo jausmas, kai tau sunku, po to reikia eiti. Man vat iš fastingo, kas daugiausiai turbūt paliko įspūdžių, tai yra, kaip tu gali gerai jaustis tuščiu skrandžiu vakare, jeigu tu normaliai per visą dieną valgai. Nes tu jauties lengvesnis, tau užmigti lengviau.
lengviau, tu atsikeli žvalesnis, geriau pailsėjęs, nes nežinau, kokie ten procesai vyksta, bet turbūt virškinimas sumažėja, tai ir širdies darbas sulėtėja, širdis pailsė, ne? Nu, aš čia nemažai apie to biohackingą pakankamai suprasdomės, tai dėliojas tų dalykų iki tokių, kur ten jau suraiščiant tokių miegų praktiškai, bet apie maistą pakankamai vieną dalyką išsinešiau, kad jeigu pavalgai ir nesijauti dar sotus, palauk. Taip, labai pritariu, man šiaip labai gerai tavęs klausyti, nes kitur pasidalinai, kad laikysi protarpinio badavimo, aš taip labai atsargiai žiūrėjau ir gaudžiau kiekvieną žodį, kuo tu daliniesi, nes kai mes kalbam apie kokias nors mitybos strategijas viešai, tai žmonės labai greitai tą perima. Tai aš dėl to labai klausiausi tavo pavyzdžio, kaip tu to pasidalinsi, nes po to tikėtina, kad po šitą įrašą ne vienas bus, kuris šitą strategiją išbandys. Tai iš tikrųjų tas malonus jausmas, nepersivalgius ir tas momentas, kad jeigu aš dar galvoju, kad gal tas šokoladukas ir tilptų į mano skrandę, tai luktelim tas 10-15 papildomų minučių ir jeigu mes tikrai to šokoladuko norėsim, viskas okei, mes jį ir suvalgysim, bet tikėtina, kad tai jau bus, kaip aš kartais sakau, ta višnaitė ant tortų, kur jau bus per daug. Ir labai irgi, kuo pats daliniesi, kol mes neturim to laiko, kai mes nesuprantam, koks malonumas yra tiesiog pavalgyti, o nepersivalgyti, tai mums labai sunku ir suprasti, kad sako, apie ką čia jie kalba, taigi visą laiką čia toks prisikimšis, bet labai, kai turim tų tokių sveikų patirčių, tada mes pradedam pamatyti skirtumus ir šventinis stalas tampa tada visai kitoks, nes tu pradedi gerbti, kaip aš sakau, tą savo alkį ir sotumo jausmą. Ir dar gal tokia mažytė mintis, ką daliniesi, mes turim 4 skirtingas alkio strategijas. Tai viena iš alkio strategijų yra apie receptorius, kurie yra prisikabinę prie skrandžio ir jie reaguoja į tą skrandžio ištempimo momentą. Ir tikrai yra tam tikra dalis žmonių, kurie bijo skrandžio supliuškimo jausmo ir jiem tada visada reikia to beveik persivalgymo pojūčio. Tai čia irgi tiesiog dėl įvairovės, nes mes turim visokių žmonių ir visokių istorijų, kaip kartais atsitinka. Tai tikrai ne visiems tas protarpinis badavimas tinka, bet jeigu mes jį prisijaukinam kaip gyvenimo būdą, tai gali būti labai faina mitybos strategija. Ja, nes tas, kur atsakė, išsitempęs skrandis, mes jau jaučiam, kur fiziškai stabdo, o kur tu tiesiog lėčiau valgai, tu tiesiog pajauti pilnumą skrandyje, ne? Ir nereikia to maksimumo ten siekti. Užsirašiau tą žaidimą tokį vieną, draugas ar priešas. Kažkodėl vakarą ruošiausi ir buvo visai įdomu, nes žmonės turi savo įpročių kažkokius susiformavę per gyvenimą. Ir jie ten, šito, tai aš jau tikrai neatsisakysiu, žinai, ten būtent, kaip tas Kinder Bueno, apie kurį kalbėjai. Mums gal kažkam keista, atrodo, ryte atsikėliai, ten iš karto įimi šokoladą, aš įsivaizduoju, kad tai moteriai tai yra net ne apie maistą, tai yra labiau apie tokį jos rytinį ritualą, nes aš šeštadienį šiandien savo iš ryto galiu daugiau leisti. Tai draugas ar priešas? Coca-Cola Zero. Aš truputį pagalvosiu, į kurią pusę čia taip labiau nutemt, pasidalint kodėl, ar tiesiog pasakyti draugas ar priešas. Tai turbūt draugas yra tiem, kurie neturi jokių virškinimo sistemos iššūkių, nes vėlgi ten apie saldiklius. Tai aš tiesiog labai nesiplėsiu, bet kol kas nėra 100% tyrimų, kad saldiklis geras arba blogas dalykas. Tai iš esmės, jeigu šiaip reikia rinktis, ką atsigert, tai Coca-Cola Zero galėtų būti visai kaip alternatyva. Bet jeigu mes turim labai stresinį gyvenimo būdą, jeigu mes turim kažkokių virškinimo iššūkių, tai tada geriau yra paprasta Coca-Cola. Okay. Jo, ir reiktų nepamiršti, kad Coca-Cola yra kofeino. Taip, ir Coca-Cola yra kofeino ir nuo Coca-Colos yra tyrimų, kurie sako, kad Coca-Cola yra medžiagų, kurios prisikabina prie tų pačių receptorių smegenyse, prie kurių prisikabina ir narkotinės medžiagos. Tai ten tyrimų yra labai daug. Tai mes galim, jeigu plėstumėmės, tai galėtumėm labai daug apie tai kalbėti, nes vėlgi labai paprastas momentas. Kartais būna, kad mes užsisakom ten kokį Boltą ar kažką. Ir prie to mes dažnai užsisakom ir Coca-Colas. Nes jeigu yra tas greitas maistas, tai virškinimo sistemai daug lengviau būna dirbti tada, kai mes tą maistą sumaišom su Coca-Cola. Ir rezultatas yra toks, kad po to kitą dieną, kai aš gaminu pietus, man jau automatiškai mintyse yra mintis, kad visai skanu būtų, jeigu čia būtų šalia Coca-Cola. Tai yra tas toks priklausomybė, keliantis truputėlį momentas ir skonio prasme ir greičiausiai smegenyse ten kažkas pasilieka. Jo, aš čia nenoriu
jokių Coca-Colos užsitrauk dalykų, tai aš sakysiu, galimai esu girdėjęs, kad galimai Coca-Colai ten pačioj pradžioje buvo ir dedamos narkotinės medžiagos, kad priprastų žmonės prie jos. Kitas dalykas, dar greito maisto restoranai, man atrodo, jie kažkaip kolą siūlo, nes kolą pakelia gliukozę kažką kraują ir tu nejauti taip sotumo jausmo. Nejauti taip sotumo jausmo ir yra filmai, ten dokumentikai, yra Super Size Me, yra 2 dalis apie tai, kaip buvo tyrinėjama, kaip žmogaus fiziologiniai parametrai keičiasi nuo to, kai jis nuolatos valgo tik tai McDonald's. Tai ten yra tyrimų, kad šaltas maistas, šalta Coca-Cola, ten lėtina virškinimo procesus, tada mes norim daugiau to greito maisto, tai čia maisto pramonė. Šitoje vietoje tikrai Coca-Cola neprisipažins iš tikrųjų, ką jie ten daro, bet šitoje vietoje negali taip 100% sakyti draugas arba priešas, nes ten visko yra ir vienaip ir kitaip. Padažai prie maisto. Kokie? Apskritai padažai. Čia vėl sakyčiau, kad jeigu tai yra natūralūs padažai, jeigu mes pasigaminam patys kažką, ten alyvuogių aliejus, žolytės ir visi kiti dalykai, tada bus draugas. Jeigu mes kalbam apie parduotuvinius, bet kaip šiandien dalinausi apie pomidorų padažą, tai aš taip atsargiai juos vertinu, nes vėlgi tai labai lengvai išpučia kalorijų kiekį maiste. Mums atrodo, čia tik šaukštas, mačiau irgi iš vienos pusės juokiausi, čia tik šaukštelis padažai. Čia socialiniuose tinkluose kažkur klaidžiojo pabūstinta reklama, tik šaukštelis padažai. Bet iš esmės mes kartais per tas nematomas kalorijas, per tuos padažus galim susirinkti labai daug kilokalorijų ir tada atrodys, kad to velnės aš nieko nevalgau, bet rezultate man svoris auga. Tai jeigu natūralus, tada draugas, jeigu vis dėlto tie visi sintetiniai ir riebus cukrus, tada priešas. Aš jau pagalvojau, jeigu sintetiniai ir labai daug to padažo dar mėgsti įsidėti, tai gali būti realiai, jeigu ten nedidelė porcija, padaže daugiau kalorijų negu pačiam maiste kalorijų gali būti. Taip, tai pavyzdžiui, vėl šventinis stalas balta mišrainė. Jeigu pirksim baltą mišrainę Maksimoj, tai jūs iš majonezo kiekio toj mišrainiai jūs susirinksit daug daugiau kalorijų negu iš bulvių, morkų ir visų kitų sudėtinių dalių. Tai tiesiog labai paprasta. Tada vėl sako maistas geras, blogas, bet viskas priklauso nuo to, kaip mes jį renkamės ir kaip mes jį pasigaminam. Jo, kalbėjau apie tos, kurie neatsisakyti nori kažko, aš baltos mišrainės neatsisakysiu ir pasiliksiu savo. O kava su kaitintų pienu, latte, flat white'ai, draugas, priešas? Skanu, žinau. Žinok, ne, man neskanu. Aš tai esu atsisakęs, aš geriu tik juodą kavą, bet cukrus be nieko ir tai dabar geriu kavą be kofeino, nes labai pajaučiau, kad nerimas. Man labai stipriai kava kelia nerimą. Tai mes turim labai paprastą susitarimą. Jeigu yra kava iš degalinės, su grietinėlėm, priedais ir taip toliau, skaičiuojam tik į puškanį. Nes iš esmės tai nėra nekaltas jau maisto pasirinkimas. Jeigu jūs turit juodą kavą su šlakeliu pieno, viskas yra ok. Bet jeigu mes turim tas degalinės, kur ten pripurškiant viršaus dar šalia pasiimam grietinėlę, sirupų ir taip toliau. Tai vėl aš sakyčiau, kad čia labai panašiai kaip su padažais. Tai yra nematomos kalorijos ir grietinėlė, kurią naudoja degalinės, jinai jum ir yra dėl to beprotiškai skani, nes ten yra riebu. Mūsų skonio receptoriai labiausiai mėgsta saldžiai riebų maistą. Ir jeigu mes pasidarysim, kodėl mums nėra taip skanu, paprastai juoda kava su pienu. Dėl to, kad ten nėra riebumų. O kai mes pasiimam degalinės kavą su riebia grietinėlė, mums būna labai skanu. Tai iš reto tikrai draugas, viskas yra tvarkoja, tik tai tada jau tai galėtum skaičiuoti kaip tą užkandį, apie kurį mes čia šiandien kalbėjom. Bet jeigu tai yra kasdienis pasirinkimas, tai visai tikėtina, kad prie augančio svorio ar kažkokių sveikatai nepalankių įpročių tai galėtų prisidėti. Jo, aš atkreipiau dėmesį su kavom, kad aš šiaip nededu grietinėlių, nededu cukraus, tiesiog geriu latte pagrindę, bet pajaučiau tame skirtumą, kad jinai užmuša alkį. Ta prasme, tu jautiesi sotus, jo. Riebalai. Riebalai iš grietinėlės ir to pieno ir kofeinas. Ir irgi mes ką turim su merginoms mūsų, tai mes turim tokį dalyką, kad visai verta pabandyti atsisakyti pieno į kavą. Nes nėra taip 100% pasakyta, kad pieno produktai daro kažkokią įtaką, aš vėlgi čia yra 2 teorijos, toleruojam, netoleruojam laktozės, pieno baltymas ir taip toliau, bet vis tik tai mano praktika rodo, ta beveik 8 metų praktika rodo tai, kad jeigu mes geriam kavą su pienu, mūsų virškinimo sistema apsunksta.
Ir tiesiog mums užtenka atsisakyti pieno į kavą tam, kad mūsų virškinimo sistema dirbtų geriau. Tai čia grinai iš praktikos, tai yra tyrimų, kurie kalba apie tai, kad pienas kelia uždegiminius procesus mūsų virškinimo sistemai, ten 2 tipų pieno baltymas ir taip toliau, bet iš esmės tai yra labai iš praktikos atėjęs dalykas. Tai irgi pas ką yra jautresnė virškinimo sistema, didesnis stresas kasdien patiriamas, tai labai paprastas dalykas pabandyti atsisakyti tiesiog tos kavos pieno. Jo, man reikės pabandyti, nes aš dabar taip pergalvojau, kol klausiau, tai turbūt jau turiu kokius gerus metus laiko, daugiau, net gal kokius 2, kur nuolatos išgeri po porą puodelių kavos ir jos visos yra su pienu. Ir nežinau, kas ten vyksta, bet dažnai jaučiu, pavyzdžiui, kad pilvas išsipūtęs būna. Tai yra kažkokios bėdelės, vadinasi, jau reiktų Tai pabandyk gerti kavą be pieno ir tikėtina, kad labai greitai pajausi rezultatą. Ok. Surelis, magija. Čia ne reklama, bet ryte prie kavos. Tiesiog daviau pavadinimą surelio, kad daugiau mažiau suprast, kad ten ne koks proteininis ar labai geras, bet tiesiog tas paprastas, įprastas parduotuvinis surelis ryte prie kavos. Tai vėl lygiai taip pat, jeigu žmogus nevalgys nieko, tai draugas bus svarbu apskritai pavalgyti. O šiaip mes pieno produktus, tuos visus surelius, varškytes ir jogurtukus mes jūs labai mėgstam, nes yra labai patogu. Tau yra labai patogu, tu neišsipurvini valgydamas, tau nereikia plauti indų, tu jį visada gali turėti su savim ir dėl to mes labai mėgstam šitos pieno produktų pasirinkimus, bet aš vis tiek labiau būčiau linkus už normalų maistą, už normalaus maistingo maisto pavalgymą, nes kas yra surelis? Šokoladas aplietas, kur neaišku kokia yra kokybė ir ten bus atėję riebalai, cukrus, kuris sudarys dalį to surelio, nes vėl taip, jeigu labai paprastai, kad žmonėms suprasti, ką aš labai mėgstu daryti. Yra surelis, mes įsivaizduojam, kaip jisai atrodo. Ir jeigu parašyta ant surelio, kad ten yra 30 gramų cukrus, tai įsivaizduokit, kad 3/4 to surelio yra cukrus. Tai va tokiu būdu visus produktus, kai pradedi vizualizuoti, tada labai lengva suprasti, ką aš į save dedu. Buvo irgi reelsai čia visai neseniai, kur expectationas, ką pilu iš tikrųjų ir realitis, kiek cukraus aš į tą stiklinę įsipilu. Tai va tokiu būdu aš nedemonizuoju maisto, jokių būdų ne. Ir jeigu mes turim valgymo iššūkius, tai labai džiaugsiuosi, jeigu tu apskritai to surelio suvalgysi. Bet jeigu kalbėti apie maisto kokybę ir ką aš dedu į save, tai va šitas būdas, kur susivizualizuoti, ką aš dedu į save, yra labai geras ir tada labai lengva taip sąmoningumas prabunda, kad velnias rimtai, aš dabar įsidėjau 2 šaukštus cukraus tiesiog į save. Jo, ir tas surelį pasižiūri kiekį, sotumo nepajausiu, ten 300-400 kalorijų, tai ten labai tas kaloringas. Čia jau mano dabar dalykas bus. Popkornai arba kiti užkandžiai vakare prie filmo. Draugas ar priešas? Jeigu popkornai yra tiesiog popkornai, be ne Forum Cinemas popkornai, tada bus draugas. Nes ten nėra nieko blogo. Pats popkornas yra iš esmės kukurūzas. Jame nėra nieko blogo, kukurūzai, maistinės skaidulos ir taip toliau. Jeigu kalbam apie Forum Cinemas popkornus, kur kartais einam į kino teatrą tik dėl to, kad pavalgytumėm popkornų, nes jie yra beprotiškai skanus, tada vėl grįžkim prie to paties. Ten yra karamelė. Ten yra didelis kiekis karamelės. O dar kalbant apie popkornus irgi, jeigu, pavyzdžiui, tie paprastesni, tai vėlgi kartais būna, kad mėgsta sūdytus. Tai jeigu valgysi vakarą sūdytus popkornus, ryte tikėtina, kad atsikelsi patinęs, užsimiegojęs, nes druska užlaiko skysčius. Tai va, popkornus iš esmės dėčiau labiau į draugo kategoriją, negu į priešo kategoriją. Gerai, džiaugiuosi. Leido. Leido. Nuolatinis gurkšnojimas valgant. Draugas ar priešas? Žinok, labai įdomiai. Bus draugas. Nebėra kalbama apie tai, kad negalima skrandžio sulčių skiesti vandeniu. Nes seniau buvo tokia teorija, kad valgant negalima gerti vandens dėl to, kad atsiskiedžia skrandžio sultis. Bet esmė yra tokia, kad vanduo per skrandį eina tiesiog. Maistas, jisai susiporcijuoja, ir jisai taip dedasi vienas ant kito. Vanduo jis eina tiesiog, jis nesusimaišo su maistu, apskritai skysčiai nesusimaišo su maistu, jie tiesiog keliauja per skrandį ir per virškinimo sistemą. Tai jeigu jūs turite tokį įprotį, nieko baisaus, tai gal ką verta atkreipti dėmesį, kad vis tiek skrandžio tūris labiau pildosi tam momentui, kai mes valgom, tai kartais šitą strategiją žmonės naudoja kaip apgavimą, kad suvalgytų mažiau maisto. Bet jeigu ne dėl to, viskas yra ok ir valgant galima gurkšnoti vandenį.
Bet retas turbūt gurkšnoja vandenį. Taip, dažniausiai sultis, kola ir taip toliau. Bet taip. Irgi turbūt panašiai, tik tiek, kad jau specifiniai prasideda dalykai nuo gėrimo. Specifiniai prasideda nuo gėrimo ir plus kalorijos. Vanduogi tai neturi kalorijų. O jeigu aš geriu Coca-Colą, tai kalbėkime apie paprastą arba sultis. Tai vėl irgi apie sultis, ką kalbant, tai atkreipkim dėmesį, ką mes iš tikrųjų geriam. Ar mes geriam X ten aviečių skonio gėrimą, nors mes įsivaizduojam, kad geriam sultis, tai tada mes gersim vandenį su cukrum ir aviečių sintetinių skonių, ar mes geriam natūraliai spaustas apelsinų sultis. Tai va čia toks vienas iš momentų, į ką verta atkreipdėmėsi iš praktinės pusės. Bet šiaip iš esmės, tai tada jau mes tiesiog kalbam apie tai, kad mes vartojam didesnį kiekį kalorijų. Atsiminiau vieną dalyką apie ledus. Ant ledų būna parašyta vyšnių skonio arba ledai su vyšniom. Taip, į visada atkreipkite dėmesį, kai skaitot pakuotės, visada, nes labai dažnai mes turim aviečių skonio, pistacijų skonio, šokolado skonio, tas pats glaistytas varškės sūrelis X skonio, o mes jį perkam įsivaizduodami, kad mes valgysim dabar pistacijų ledus, ne, ir tam pistacijų sūrelį. Nuo to karto, kai Italijoje suvalgiau pistacijų ledų, tai Lietuvoje net nebebandau laimės, bet iš esmės labai dažnai maisto pramonė šitą dalyką taiko labai dažnai, tai visada atkreipkim dėmesį, kad jeigu yra X skonio, tai reiškia, kad bus kažkoks vanduo, kažkas sušaldyta iš kažko pagaminto ir sintetiniu būdu pridėtas tas papildomas skonis. Apgaunamus jo. Grįžtant, čia buvo vienu momentu apie vaikus pradėję tą temą. Nutukimas vaikų. Dažna problema ir man atrodo, kad čia turbūt susipina du dalykai. Vat irgi apie juos kalbėjai trumpai. Tai yra mitybos įpročiai, o antras judėjimo. Taip. Ir statistika yra labai žiauri. Nes kaip tik paskui prieš porą savaičių vedžiau paskaitas, tai per 4 metus nutukimą turinčių vaikų skaičius padvigubėjo. Lietuva apskritai turi biškį problemų su statistika, ten keitėsi, kas tą statistiką priima, tai labai taip nėra prieinamos lengvai, bet tarkim lyginant 16 ir 20, tai skaičiai paaugo dvigubai, nuo 20% iki 40% ir tai iš tikrųjų yra labai skaudi tema. Aišku, turbūt ten tas laikmetis, kai COVIDas prasidėjo, tai čia vėlgi taip negalima 100% imti kaip už gryną tiesą, bet iš tikrųjų technologijos, tėvų tam tikri auklėjimo iššūkiai ir gyvenimo tempo įsitraukimas ir vaikam vis dėlto nepaliekama pakankamai dėmesio ir to dėmesio, kuriuo tiem vaikam reikia. Čia dar atskira irgi labai tokia didelė tema apie tai, kad vis dėlto mes labai dažnai tėvai paskui vaiką eina ne paskui, o taip, kaip jiem atrodo, kad tam vaikui reikės ir iš to vaikui lieka labai tokios stiprios emocinės traumos, kurios vėlgi kartais irgi persipina su maistu. Ir ypač mergaitėm dar kartelį norisi priminti, kad brendimo laikotarpis, dabar jau vėlgi tyrimai kalba apie 10-12 metus, jau prasideda mergaitėm brendimo laikotarpis, tai dar kartelį priminti, kad kūno pokyčiai yra visiškai normalus dalykas, nes nuo tokio amžiaus prasideda dietų laikymas. Tai sėdimas gyvenimo būdas, maisto kokybė, vėlgi ten alkio teorijos, ką smegenys vieną iš pirmųjų maistų ragavo, ar saldžiau, ar riebiau, tam polinkis būna didesnis, tai nuo pat mažų dienų realiai tėvai neša labai didelę atsakomybę už tai, vat, kaip po to tam tikram amžiui tam vaikui bus su jo svoriu, nes vėlgi svoris savivertė, turbūt ir pats gerai atsimeni, ne, kaip jautėsi tada, kai sveri 100+ ir kai sveri dabar ir kaip tai keičia tavo gyvenimo kokybę. Jo, problemos, aš kažkuriam podcast'e buvau kalbėjęs, ten Maikė pradeda bijoti nusimti ir panašiai. Taip. Bet vat, tėvam gal, kurie klauso, arba būsimiem tėvam, kurie klauso, susidėlioja man tokia mintis, nes daugelis gali būti, kad pagalvoja, ai, nu tai dabar ten priaugo svorio, išauks, nusimes, susitvarkys. Tai su tuo ateina didesnės bėdos, su tuo ateina psichologinės problemos, su tuo ateina tokie procentai, kur 20% paauga ten nutukimas. Čia nenutukime net problema, čia problema, kad ten širdies ir kraujagyslių ligos ir visi po to ten sekantis dalykai, emociniai valgymai ir taip toliau, realiai, neprižiūrint, nesužiūrint, nepadukuojant vaikų, gali jam nežinant ir savo net nežinant sugriauti žmogui gyvenimą ateityje, nes jam bus labai sudėtinga. Ir vat aš vieną dalyką sukeisiu čia vietom, esu iš vieno draugo išgirdęs ir man iš pradžių, tuo momentu, kai mes kalbėjom, pasirodė viskas okei.
Bet aš po to permaščiau ir pagalvojau, kad nežinau, ar tai yra pats geriausias pasirinkimas. Ir vat apie tos ribojimus, kuriuos prieš tai mes kalbėjom. Vienas draugas mano turi paskyręs vaikam 1 dieną per savaitę, šeštadienį, kai jie gali valgyti kiek nori saldumynų ir kurių nori. Ir jie, jeigu nori, ten nusipirka per savaitę, tus saldumynus pasideda. Jisai taip yra neva padaręs, kad per tą dieną vis tiek jau kiek tu ten suvalgai ten tą torčiuką realybėje ir tau dingsta tas sotumo. Atsiranda sotumas ir sakė, praktiškai tie vaikai nesuvalgo ten labai daug, bet jis savaitę nevalgo. Sveika čia praktika. Tai jau yra nuo mažų dienų atsineštas čydai principas. Aš gal truputį prasiplėsiu, nes kadangi mes kalbam, kad žmonės labai lengvai susitapatintų. Mes turim įprotį, kad po pagrindinio patiekalo mums reikia ko nors skanaus. Iš kur atsinešėm? Mama sakė, suvalgysiu sriubytę, tada gausi saldainį. Jeigu savęs apdovanojimas maistu, jeigu iš mokyklos egzamino gausi 10, tada važiuosim į McDonald'ą, ir vėl apdovanojimas maistu. Tai šitoj vietai tėvam reikia būti labai sąmoningiam, nes mes programuojam, taip aš primityviai sakau, kad būtų lengva suprasti, bet mes programuojam tam tikrus įpročius. Aš negaliu labai detaliai komentuoti šitos situacijos, nes nežinau, kokie šeimos valgymo įpročiai iš esmės, bet tai jau viduje vaikui pasėja žinutę, kad aš galėsiu 1 dieną per savaitę valgyti bet ką. Čia kaip ir su taisyklėm apskritai, kad 1 dieną per savaitę galėsiu nesilaikyti jokių taisyklių ir daryti, ką noriu. Tai va čia reikia labai taip sąmoningai save stabdyti ir žiūrėti, kas čia vyksta, nes apdovanojimas maistu, bausmė per maistą ir va tas toks čydėjai momentas, nors šiaip labai dažnai pastebiu, labai dažnai šitos dalykus pastebiu, nes tikėtina, kad mes nešamės iš kartos į kartą. Taip kaip auklėjamus, taip auklėjame savo vaikus. Ir dėl to ir vėl norisi pargrįžti, kad eikim paskui vaikus, ne savo traumas ir kitus dalykus spręskim, bet eikim paskui vaikus. Nes galbūt tam vaikui net nereikia tų saldumynų. Ir pavyzdžiui, turėjau vieną klientę iš Norvegijos, kuri juokėsi, sako, man labai brangiai kainuoja vaiko išlaikymas, nes jis vien daržovės valgo. Jam nereikia šokolado, jam reikia paprikų, pomidorų, jis gali pomidorų sėdėti ir griaužtas vaikas. Tai mes tiesiog galim jam net nesąmoningai suformuoti tam tikrus įpročius, kurių tam vaikui net nereikėjo. Jo, ir čia labai daug įtakos turi, aš atsiminiau vieno mokslininko tokio buvusią pasakymą, kodėl vienoje šeimoje auga 2 vaikai ir vienas gali išaugti gangsteriu, o kitas gali išaugti kunigu. Nes kol tu vieną vaiką ėmi ir keli ant rankų ir jį laikai, kitą žiūri. Ir čia va tiesiog, aišku, čia nėra niekados gero atsakymo, čia mes galėtumėm irgi taip nueiti, bet esmė yra labai paprastai irgi čia toks bendras patarimas, kad pirmas vaikas, dažniausiai šeimoje, jisai bus tas gangsteris dažniau, o antras vaikas bus kunigas. Psichologija taip yra mūsų sudėta, kad pirmas vaikas, jeigu tik pajutė, kad gimė brolis arba sesė, jis iš prigimties iš karto turės kovoti, nes norės susigrąžinti atgal savo dėmesį iš mamos. Ne, čia reikia, šeima yra šeima, reikia geriau būti ir gerai sutarti, aš nors buvau pirmasis vaikas. Bet atsimenu save, kai brolis gimė, man čia buvo faina ir gerai. Matyt, man kažkaip kitaip suveikė, greičiausiai pasąmonėj suveikė taip pat, bet tu gal neužfiksavai tiesiog to momento, nes galbūt tėvai tiesiog gebėjo paskirstyti dėmesį, galbūt brolis sesė, nežinau, ką ten turi, jie neturėjo tam tikrų sveikatos, kokių nors iššūkių, padidintų emocinių poreikių, tada viskas yra tvarko ir neišsibujoja tas konkurencinis noras, o tiesiog viskas susiklostos vaikai. Jo, tai kaip reikėtų tada skatinti tos gerus įpročius vaikams? Nuo savęs pradėti? Vaikai mokosi per pavyzdį. 100%, jeigu jūs scrollindami valgot prie stalo, vaikas darys lygiai tą patį. Kad ir kaip jūs jam drausit, vaikas darys lygiai tą patį. Tarsi vaikai visiškai mokosi iš pavyzdžių. Ir jeigu mama sako, kad valgyk brokolį, o mama pati to brokolio nevalgo, valgo pizzą ar kažką, mes neprikalbinsim. Ir lygiai taip pat yra kita problema su dietom. Jeigu vaikas mato, kad mama laikosi tam tikrų mitybos ribojimų, jis darys lygiai tą patį. Ir kodėl man taip norisi garsiai kalbėti apie visus šitos dalykus ir esu be proto dėkinga, kad suteiki tą galimybę dalintis, nes
tai, kaip mes elgiamės šiandien, taip pat elgsis mūsų vaikai. Identiškai taip pat ir nesvarbu, kaip mes juos teoriškai mokysime, kaip svarbu dalintis, kaip svarbu apdovanot, ne galutinį rezultato procesą ir taip toliau, bet jeigu mes patys taip darysim, jeigu mes patys save kalsim prie kryžiaus, kad velnias per kalėdą suvalgiau 3 gabalus torto, tai ta dukrytė, kuri sėdi šalia, jinai po 5 metų sėdės lygiai taip pat šalia mamos, jinai gal garsiai ir nepasakys, bet jinai save viduje jau kals prie kryžiaus, kad o velnias turėjo būti 1, o dabar jau yra 3. Tai labai, kas liečia tėvystę, labai reikia būti sąmoningiam ir labai stebėti savo elgesį, nes mažieji mokosi būtent iš to. Jo, dabar visai atsiminiau netgi tą momentą, mano broliai 16 šiuo metu ir mes, yra dabar pas mane svečiuose ir mes varėm pavalgyti. Ir valgiam, kaip ir kalbėjomės kažką ir aš pasiėmiau telefoną, nes kažkam e-mailą reikėjo atrašinėti ir žiūriu jau, jis pasiėmė tą telefoną irgi scrollina, ten reelsų žiūri ar kažką, tai čia žiauriai greitai, ta prasme, perima žaibiškai. Labai greitai. Ar reikėtų apskritai vengti saldumynų vaikam, kad jie nesijaustų, bet kaip tą padaryti, kad jie nesijaustų, tokie nuskriausti? Bet juk ne tik saldumynai yra apdovanojimas. Man labai patiko vieno dietologo skaitytas straipsnis, jie lygino kaip pokario karta, ten buvo longitudinis, labai ilgą laiką besitęsiantis tyrimas, bet pokario karta jie neturėjo fiziškai saldainių. Netgi ne pati pokario karta, bet tos moteris, kurios pokariu pagimdo vaikus ir kaip po to tiem vaikams sekėsi. Tai iš tikrųjų tie, kurie negavo saldainių, nes tai buvo tiesiog fiziškai toks laikmetis, kur tokio maisto nebuvo, jų sveikatos rodikliai buvo beprotiškai geresni lyginant su tais, kurie saldumynus gavo. Tai saldumynai vis dėlto nėra tas maistas, kuris vaikam apskritai būtų reikalingas, bet mes turbūt, gal skaudžiai nuskambės, bet mums saldumynai ir technologijos dabar yra 2 dalykai, kas yra manipuliacijos priemonė. Nes jie skatina dopaminą, jie skatina pasitenkinimo jausmą, vaikui labai greitai susiriša, kad gavau saldainį, faina, kitas dalykas gavau dėmesio, čia psichologija, tai irgi tik tai tiek ir pasidalinu, bet iš esmės mūsų visuomenė yra labai paprastas momentas apdovanoti arba bausti per technologijas ir saldumynus. Tai labai kvieščiau ieškoti kitų būdų ir vėlgi eiti paskui vaiką. Jeigu vaikui patinka, nežinau, ten koks nors būrelis ar kažkas, tai galbūt bus apdovanojimas ne saldumynas, o kažkokia papildoma treniruotė, kur jam iš tikrųjų duos malonumą arba pasitenkinimą, arba labai paprastas dalykas - laikas kartu. Tai yra toks neįkainojamas turtas šiai dienai, kai mes gyvenam tokiam skubančiam pasauliu, kad geriau ne saldainį duokit, o geriau susitarkit, kad jūs turėsit bendrą laiką kartu. Ir kitas dalykas, visada galim paklausti. Mes suaugę žmonės bijom klausti ir lygiai taip pat nepaklausim vaikų, kad o kas tau būtų apdovanojimas, kas tau būtų faina ir ko tu norėtum. Mes einam per tai, ką darėm patys. Tai labai norisi kviesti, klausti kito žmogaus, klausti šalia esančio žmogaus apie jo valgymo galbūt iššūkius, jeigu matau, kad kažkas atsitinka. Nesakyti, kad ten tu storas, eik, ne, mažiau ėsk, o tiesiog paklausti, galbūt tau reikia pagalbos. Ir lygiai taip pat su vaikais. Vaikų klausti, kas jiem yra tas apdovanojimas, kas jiem būtų faina, arba lygiai taip pat tai nebausmė, o susitarimas, kad bus kažkokios pasekmės. Jeigu mes turim susitarimą, nes vėlgi man čia irgi toks labai fainas iš studijų liko prisiminimas apie tai, kad sako, dėstytoja pasakoja, sako, girdžiu, kaip sako, kalba mama su vaiku. Ir ateina po to pas mane į sesiją, sako, mama sako, aš pasikalbėjau su tuo vaiku, jis patylėjo, suprato ir vis tiek daro tą patį elgesį. Tai iš esmės mes turim pasikalbėti su vaikui suprantama kalba ir jo paklausti, kas jam yra svarbu, o ne garsiai išrėkti, kad tu padaryk tą, tu privalai tą ir turi būti taip. Ir rezultate tada mes neturim jokio rezultato. Tai visada klausti, kalbėti apie tai, kas būtų apdovanojimas ir kas tam vaikui iš tikrųjų būtų faina, o ne maistas. Tikrai ne. Šitą bruožą išklausyti ir vis tiek elgtis taip pat turi ne tik vaikai. Visi turi ir suaugę. Turi. Jo, ir turiu. Aš net atveju, kai bandžiau kalbėtis ir atrodo, kur tikrai žmogui atrodo, ydingas elgesys, pasikalbėjom ir aš kažkaip per klausimus, kažkaip ramiai, bet kitą dieną vėl įvyko tas pats ir toks galvoju, apie ką čia, aš su vaiku kalbėjau, ta prasme, kaip čia gaunas. Ten tam tikras traumas, pasakusi žmonės, čia tam tikras traumas ir tam tikri vidiniai įsitikinimai, kurie tiesiog taip suveikia.
O tėvam, kurie klauso ir dabar galvoja, tai čia to negalima, čia cukraus to. Niekas nesakė, kad bus lengva. Taip, labai sutinku, nes tėvystė tikrai yra labai tokia didelė atsakomybė. Nuo saldumynų pereikim ir nelabai toli, tik giliau į cukrų. Ir norėčiau pradėti nuo vieno va tokio dalyko. Koks požiūris jūsų į medų? Į medų? Aha. Į kurį? Tikrą ar sintetinį? Tikrą medų. Į tikrą, jeigu tikras medus, jeigu tikrai surinktas bitučių, tikrai iš ūkininko, kuris žino, kur tie aveliai stovi, viskas su juo yra tvarkoje, nes jis tikrai turi antioksidacinių savybių, pasižymė prieš uždegiminiam savybėm ir taip toliau. Tik jeigu kreipsim klausimą, ar reikia vartoti cukrų, kai sergi, medų tai yra kai sergi, tai čia diskusinis momentas, nes iš esmės cukrus ten yra ne cukrus, ten yra fruktozė, bet iš esmės tai suskyla į tą patį paprastą cukrų, tai cukrus kelia uždegiminius procesus. Tai atėjus liaudies išmintis ne visai yra teisinga, nes cukrus kelia uždegiminius procesus, bet ten yra ir antioksidacinių dalykų, kurie pasižymi prieš uždegiminiam savybėm. Ok, į liaudies išmintį grįžtant, turiu draugą, kuris ryte šaukštelį medaus išgeria ir vandens šilto. Čia kokio tikslu medus, nes šiaip tą mišinuką ten daro su dar kitokiais priedais, ten dar deda ir citrinos rūgštį, ten kas dedasi ir actą į visą tai greičiausiai tikslas yra tos antioksidacinės savybės, bet iš esmės tai turbūt jis tiesiog, jeigu nėra jokių priežasčių, nes ten yra visokios su skrandžiu reikalai ir taip toliau, jeigu tai tiesiog random daro dėl to, kad toks ritualas nevasveika, tai čia nėra kažkokių pasižyminčių savybių, kurios suteiktų papildomai sveikatingumo. Ir prieš tai buvom palietę, bet fruktozės poveikis, kaip suprantu, yra labai panašus į įprasto cukraus. Taip. Man labai irgi patinka, aš visada einu per paralelės. Visada, ir šį kartą, ir šiaip kalbu, mes turim cukrų, turim vieną žmogeliuką. Balta cukraus molekulė yra vienas žmogeliukas. Fruktozė yra du draugai susikabinę. Ir kai mes turim oligosacharidus, tai yra sudėtinius angliavandenis, mes turim daug tų draugų susikabinę į vieną krūvą. Ir kai vyksta virškinimo procesas, tai mums reikia tuos susikabinusius draugus atkabinti ir tik tada pradėti virškinimą. Tai vad, kai man nereikia nieko atkabinti, tai cukrus kyla labai greitai. Jeigu aš turiu du susikabinusius draugus, man pirmiausia reikės tos du draugus atkabinti, tada suvirškinti. Jeigu aš turiu daug susikabinusių draugų, tai pirmą juos visus reikės atkabinti ir tik tai tada reikės suvirškinti. Tai va toks labai paprastas vėl vizualus suvokimas, kad fruktozė yra tie du draugai tarpusavėje susikabinę, tai yra truputį geriau negu po vieną, bet ne taip gerai kaip sudėtiniai angliavandeniai, kur yra daug draugų tarpusavėje susikabinusių. Okay. O cukrus, sakoma, yra tylusis žudikas mūsų. Kokie jis konkrečiai daro žalą? Preliminariai gal bent. Aš žinau, kad pagrindiniai yra kraujagyslių ir širdies sistemai, nes, kemšasi kraujagyslės ir panašiai. Ir smegenim tai yra vyksta degeneraciniai procesai ir čia gal irgi taip labai, kad paprastai, tai tam, kad mes vyktų nuolatiniai impulsai mūsų smegenyse, ne mes galvojam, pakeliu dabar ranką, kalbuosi su tavimi, mano smegenys generuoja, tai neuronas yra įvilktas į tokį apvalkaliuką. Ir cukrus, jeigu mes perteklinio cukraus vartojimą turim, tai tas apvalkaliukas mums yra svarbus, kad viskas vyktų labai greitai. Nes, turim perduoti visą laiką tą nervinį impulsą ir cukrus tą nervinį impulsą, tą apvalkaliuką jisai suardo. Ir tada gaunasi, kad tas impulsas ir rezultatas pradeda sulėtėti. Bet mes turim Alzheimerio ligą, kur žmonėm yra sunku atsiminti, kur buvo kažkas padėta, kažkur nueiti ir taip toliau, dėl to, kad suyra tas neurono apvalkaliukas ir mūsų smegenėse procesai pradeda vykti daug lėčiau. Tai nepaisant to širdies ir kraujagyslių ligų, antro tipo cukrinio diabeto, tai mes turim poveikį ir smegenim ir ten vyksta degeneraciniai procesai, jeigu to cukraus yra suvartojami didelį kiekį. Neklausiu, ar cukrus sukelia priklausomybę, nes turbūt visiems turėtų būti pakankamai akivaizdu, bent jau man iš praktikos yra, kai tu pavalgai kažkokį laiką ir 3 dienas nevalgai ir atrodo vėl nori cukraus, bet kaip suprantu, net ir realiai tuo laikotarpiu, kai žmogus atsisako cukraus, jis patiria kažkokį tai abstinencinį laikotarpį. Taip, jisai tai patiria dėl to, kad cukrus iš esmės, vėl yra tyrimų, kurie kalba apie tai, kad ir tas pats cukrus, ir balti kvietiniai miltai, ir pienas. Yra 3 produktai, kurie irgi yra tyrimų kalbančių apie tai, kad ten jie limpa prie tų pačių receptorių, prie kurių limpa ir psichoaktyvios medžiagos.
Tai dėl tos priežasties vyksta ten procesai, kol kas mes negalim jų taip tiksliai vardinti, kas ten yra, bet jeigu kalbėti apie cukrų, tai jisai vėlgi mums savijautą keičia, jisai mūsų užhypina, mums atrodo, kad tuo metu mes galim padaryti daugiau, tada mes norim dar. Ten daug visokių tokių mechanizmų persipina šitoje vietoje, kur tikrai yra fiziologija ir kol kas nėra tokio vieno atsakymo, kuris sakytų, vat, kaip su tuo cukrumi ir smegenim, tai ten viskas yra labai aišku. Ten tikrai procesai vyksta, bet kol kas nėra tokio vieno atsakymo, kas galėtų paaiškinti, kas tiksliai ten yra. O jeigu žmogus nori atsisakyti cukraus, jam geriau tiesiog visiškai stengtis nebevartoti jokių produktų, kuriuose yra tai, ar kažkaip palaipsniui mažinti kiekį? Abu variantai teisingi, kuris žmogui yra priimtinesnis, nes mes, kai turim, tarkim, valgymo iššūkius, tai tas atėmimo jausmas ir staigus atsisakymas, jisai per psichologiją labai kartais stipriai kerta. Bet jeigu mes esam su stipresne valia žmonės, neturintis valgymo iššūkių, tai aš būčiau labiau linkus tada kalbėti apie tai, kad iš karto atsisakyti. Čia irgi yra toks labai įdomi vieta palėtė, nes, pavyzdžiui, aš esu tas žmogus, kur man nesunku yra po truputį atsisakyti. O partneris yra tas žmogus, kuriam reikia arba. Tai vat jeigu esi tas žmogus, kuriam reikia arba, tai tada tiesiog metam cukraus vartojimą, tik reikia nepamiršti, kad visame maiste iš esmės yra cukraus. Visame maiste, ką mes bevalgysim, visada visur yra cukraus. Tik tai mes galim tada rinktis neperdirbtus maisto produktus, patys gamintus namuose ir taip toliau, ką šiaip labai skatinu daryti. Ir vėlgi kalėdos, tai kepkim tuos pačius pyragus geriau namuose, negu pirkim Maksimą. Ir tokiu būdu mes sumažinsim tą cukraus suvartojimą. O jeigu mes turim kažkokių valgymo iššūkių ir mums yra baisus, taiga nukirsti kažką, nes viduje kyla pojūtis, kad tai bus iš manęs atimta ir tada man reikės atsivalgyti, tada galim po truputėlį keisti, galbūt eliminuoti kažkokius padažus saldžius, tada galbūt vietoj, Maksimos torto išsikepti kažką namuose ir taip po truputį žiūrėti, kur yra ta mano riba, ties kuria jau man vis dar yra komfortiška ir kurią peržengus pas mane jau galbūt atsiras kažkokie persivalgymo epizodai. Ok, nes aš pats kažkuriuo tai momentu norėjau visai sumažinti gerokai, tai atsisakiau cukraus į kavą, dabar buvau pradėjęs dėtis steviją, bet stevijos irgi atsisakiau, nes kažkaip viskas tapo labai saldu, atrodo, ir nebesinorėjo. Saldikliai labai intensyvūs. Ir klausimas dabar, ar sveika apskritai tą cukrų pakeisti į steviją, arba yra dar vienas prastesnis pasirinkimas, sacharinas vadinamas? Sacharinas dar daugiau yra šiaip saldiklių, kuriuos leidžia įstatymai, nes vėlgi sakau, su saldikliais yra labai jautri tema ir man atsakymas tai yra labai paprastas. Ant kiekvieno saldiklio pakuotės yra parašyta, kad netinka nėščioms ir žindančioms. Tai reiškia atsakymas, kad vis tik tai nėra kažkoks nekaltas dalykas, nors, pavyzdžiui, kalbant apie steviją, tai tikrai yra tyrimų, kad tiem, kurie turi antro tipo cukrinį diabetą, nesukyla taip gliukozės, nėra tokių didelių gliukozės šuolių, lyginant su cukraus vartojimu, bet nėra to vieno atsakymo, kad tai yra sveikatai palankesnė alternatyva. Ir kitas dalykas, jis yra beprotiškai saldus. Ten yra 100 000 kartų saldžiau už cukrų. Ir dar kitas dalykas, kad mes kartais turim ir gana intensyvų skonį tų saldiklių. Stevija, pavyzdžiui, pasižymi visai tuo intensyviu skoniu ir rezultate gaunasi tada, kad tas patiekalas arba ta pati kava jinai pakeičia skonį ir mes rezultate negaunam to, ko mes tikėjomės. Aš kartais ir sakau, kuo keisti majonezo? Majonezas yra majonezas ir darykime mes su juo, ką norim, mes norėsim būtent to skonio. Tai kartais cukrus ir yra tas variantas, kuris sukuria man tam tikrą skonį, kurio aš labai konkrečiai noriu. Bet jeigu yra galimybės riboti to cukraus kiekį ir nekeisti jo į steviją ar kitokią alternatyvą, tai aš būčiau labiau linkus kalbėti apie ribojimo, ne alternatyvų keitimą. Okay. Šiaip mityba, kaip ir visos kitos sritis gyvenime, yra apsipynusios mitais, tai mes dabar prabėgsim tą visą mitų karuselę. Angliavandeniai. Tiesa, kad pagrindinė svorio augimo priežastis yra angliavandeniai? Ne, perteklinis maisto suvartojimas yra svorio augimo priežastis, dėl to, kad jeigu jūs valgysit labai didelius kiekius baltymų, jūs turite rezultate x 1800 kilokalorijų, specialiai sakau didelius skaičius, kad neturėtumėm po to kokių nors pasiekmių po šitą pokalbę. Ir jeigu jūs surinksit 2300 kalorijų tik iš baltymų, jum augs svoris. Tai nesvarbu, kurios maistinės medžiagos kiekius perteklinai mes suvartosim, rezultate mes turėsim augantį svorį. Tai angliavandeniai nėra tas maisto produktas, kurį reikėtų demonizuoti.
Dar vienas yra apie riebalus, tai daugelis galvoja, kad reikia visiškai atsikratyti riebalų, kad numestum svorio. Šitas labai dažnas ir riebalų atsisako dėl to, kad jie yra daugiau negu 2 kaloringesni už angliavandenius ir baltymus. Ir tada labai lengva sukurti didelį kalorijų deficitą. Bet šitoje vietoje aš išskirčiau riebalus, vėlgi apie angliavandenius, o ne lėtieji, greitieji, taip pat yra ir su riebalais. Yra sotieji, nesotieji ir transriebalai. Tai sočiųjų riebalų suvartojimą tikrai reikėtų mažinti, nes vėlgi mes esame atsinešę iš kartos, kad vėlgi, kas mum yra riebiau, tas mum yra skaniau. Ne visiems, tikrai ne visiems, bet dar turim gana stiprų šitą mitą apie tai, kad riebalų eliminavimas bet sočiųjų riebalų eliminavimas ir sočiųjų riebalų tai yra riebios mėsos, tai yra riebių pieno produktų suvartojimas, taip, nes tai yra viena iš dažniausių širdies ir kraujagyslių ligų problemų, o nesočiųjų riebalų, avokadai, sėklos, lašiša, aliejai ir taip toliau, suvartojimas yra būtinas ir ypač moterimis yra būtinas, nes aš vėlgi taip labai primityviai sakau, riebaluose gyvena hormonai. Ir jeigu mes nesuvartojam pakankamo riebalų kiekio, trinka menstruacijų ciklas, trinka skydliaukės veikla ir taip toliau. Tai šitos pasekmės gana dažnos dietų kultūrai. Valgant po 18 valandos priauksi svorio. Taip, jeigu priauksi svorio, jeigu tai bus papildomos kalorijos nuo tavo dienos suplanuotų. Šiaip nėra valandos, čia gal irgi labai dažnas visuomenėje skrajojantis mitas, kad nėra nei valandos, nuo kurios vaisių negalima valgyti, nei nėra valandos, nuo kurios apskritai negalima valgyti, tik tai gal irgi taip iki miego pasilikti bent jau 2-3 valandas, tokiu metu turėtų būti paskutinis valgis. Tai vėl, jeigu kalbėsim apie miegą, miego turėtume eiti 22 valandą, tai atsikam 3 valandas, tai kaip ir tada galim iš tos pusės sakyti, kad 18-19 valanda galėtų būti ta, kurios metu mes pavalgom paskutinį kartą. Bet ne dėl to, kad po 18 valandos kažkas suvalgys, tas kažkas nukeliaus į mūsų riebalus. Tikrai ne apie tai. Pieno produktai. Ar tikrai kenksmingi jie visiems, ar vis dėlto priklauso nuo individualios tolerancijos? Nuo individualios tolerancijos. Visiškai sakyčiau, kad nuo individualios tolerancijos, nors vis daugiau, šiaip labai, čia tokia yra įdomi tema ir pieno produktai vis labiau yra pradėti kelti į viršų ir apie juos yra vis daugiau kalbama. Kai aš buvau įnikus į šitą temą, tai iš tikrųjų man labai įstrigo tas momentas apie kazeiną, apie pieno baltymą, yra 2 tipo, vieno yra 2 tipo kazeinas, tai mums naudingesnis yra A2, tarp kitko dabar jau ir pieno yra, ant pakuotės yra parašyta A2, nes tas pirmo tipo pieno baltymas, jisai, kaip su kiaušiniais, ten yra nuo 0 iki 3 berods, tai ir su pieno produktais, nes tuo, kuo maitina karvytės, to yra piene. Tai jeigu karvytės maitina kombikormų, taip žiauriai, sakykime, ir dar pridėtų kažkokių ten antibiotikų ir kitų maisto priedų tam, kad to pieno duotų daugiau, tai rezultate mes tikrai galim turėti poveikį. Vėlgi, koks tas poveikis? Jeigu mes vartojam pieną prie kiekvieno valgio po stiklinę ir dar valgom pusryčiam varškę, vakarieniai, ten nežinau, vėl varškę ir kažką, tai tikėtina, kad to poveikio galėtų būti. Ir kitas dar dalykas, irgi kas aktualu yra moteriam, tai vėlgi pienas yra siejamas su estrogenais. Estrogenai siejami su skysčio kaupimu ir taip toliau, tai irgi, kaip apie druską sakiau, ir tos sūrius popkornus, tai jeigu vakare pavalgiam pieno produktų, gali būti tokia tikimybė, kad ryte atsikelsim labiau patinusi. Detoksikacija. Ar tikrai sveika yra... Net aš pasimečiau, nes pats kažkada žadėjau daryti. Ar tikrai sveika yra nevalgyti, nežinau, 3 dienas, gerti tik tais vandenį, ar tai padeda išvalyti organizmą? Organizmas valasi per kepenis, inkstus ar visą šalinamą sistemą. Tai iš tikrųjų mums nereikia, turbūt ką mes galim padaryti, yra padėti savo, kad mes neturėtumėm kažkokių papildomų virškinimo sistemos iššūkių, nepersivalgyti, neprisivalgyti labai daug maisto, bet tas detoksas tai yra toks žiaurus dalykas, nes aš esu mačius, kaip siūloma 28 dienas gerti tik sultis. Ta prasme, tiesiog į save pompuoti angliavandenius. Mūsų kūnas sudarytas iš baltymų. Tai įsivaizduokit, jūs 3 paras savo raumenim neduodat maisto, o tada jūs verkit, kad nieko nevalgau ir auga svoris. Tai tiesiog labai aiškiai suprasti, kad mūsų fiziologija yra sudėta taip, kad mūsų kūnui papildomų kažkokių pastangų tą daryti tikrai nereikia. Ką galim padaryti, tai yra padėti ir neturėti kažkokių labai didelių to sveikatai mažiau palankaus maisto kiekio suvartojimo.
Man tai vienas dalykas yra tas, kad maistas yra toks pats svarbus kaip ir miegas ir čia yra du dalykai, kurie mus ir verčia, kurie mus padaro kokiais mes esam ir kad mes galim apskritai kvėpuoti ir vaikščioti, bet instrukcija apie miegą kur kas lengvesnė negu apie maistą. Daug paprasčiau tenais viską suprast. Nueini miegoti tinkamą valandų kiekį miegi, temperatūros kambarių ir taip toliau, bet žodžiu. Mažai kalorijų turinčios dietos geriausias būdas sulieknėti. O jeigu per mažai? Tai rezultate, jeigu per mažai, mes turėsime augantį svorį. Mes kalbėjom truputėlį apie bazinį medžiagų apykaitos poreikį. Tai tikrai labai siūlau visiems, nes čia irgi tokia gal svarbi vieta, ką verta užsiakcentuoti. Mes dabar ir patys sugalvojom puslapį įsidėti tą kalorijų skaičiuoklę, šiaip ją labai lengva rasti internete. Tik atkreipkite dėmesį, nes prie skaičiuoklės būtinai turi būti laukelis su fizinio aktyvumo koeficientu. Nes MyFitnessPal ir visi kiti appsai, jie neturi fizinio aktyvumo koeficiento ir mes turim labai mažą maisto kiekio suvartojimą. Ir pasiekmes yra to, kad mes nebeturim, mes sumažinam savo raumeninį audinį, mes turim persivalgymo epizodus ir rezultate užuot mažų kalorijų dietom numetę svorį, mes dažniausiai turim svorio augimą dėl to, kad mes sutrikdom tos mūsų fiziologinius organizmo procesus. Okay. Ja, nes mes sunaudojam tam tikrą kiekį kalorijų per dieną ir tam tikrą kiekį suvalgom. Ir net turiu iš pažįstamų sportininkų, kurie 4800-5000 kalorijų valgo ir savo vis tiek blemba krenta svoris dar neužtenka, nes pas juos tiesiog tas fizinis krūvis sueikvoja belė kiek energijos. Ir labai turbūt svarbu suprasti tai, kad vėlgi yra tokia knyga, vadinasi Nesergu geltona, tai irgi kas turit valgymo iššūkį, labai verta pasiskaityti, nes ten labai aiškiai yra surašyta, kokie fiziologiniai procesai vyks ir, pavyzdžiui, jeigu tu valgy per mažai maisto, vėlgi grįžtu prie to, kad tavo virškinimo sistema pradeda lėtėti, nes neturi, automobilis, kai baigėsi kuras, jisai sustoja. Kai jam baiginėjasi kuras, jis trūkčioja, ten kažkiek pavažiuoja ir galiausiai sustoja. Tai ir pas mus yra lygiai taip pat ir kas tada atsitinka dar blogesni dalykai, kad kai virškinimo sistema pradeda sustoti, mes pradedam nebenorėti valgyti. Nes kai valgai labai mažai kalorijų, ateina diena X, kai tu pradedi nebenorėti valgyti. Ir man pačiai tas yra pažįstama. Ir tada labai sunku yra pradėti vėl daugiau valgyti, nes tu vėl jauti šiek tiek išsipūtusi, skrendi, maistas virškinasi lėčiau ir taip toliau. Tai va tas mažas maisto kiekis, jis turi labai didelės pasekmes ir tam po to būna labai daug darbo, kad iš viso to išlipti. Natūralios sultys yra sveika. Ar tikrai natūralios sultys visada yra geras pasirinkimas, nes mano akim tai ten yra, aišku, yra vitaminų ir panašiai, nėra ten bet vitaminų, fruktozė. Ten yra fruktozė, ten yra, paprastai tariant, mes į save pilam po 2 susikabinusius draugus. Nes viskas, kas yra naudinga, yra maistinėse skaidulos, o mes jas išspaudžiam ir išmetam. Tai visa naudingiausia dalį, ką mums vertingiausia yra iš maisto gauti, mes viską išmetam lauk. Taip, skanu, fainai, karts nuo karto atsigerti, sakau, tikrai nedemonizuoju nei vieno maisto produkto, bet jeigu mes turim nuolatinį įprotį valgyti dienos pietus, kur yra sriuba, pagrindinis patiekalas ir sultis, tai gal geriau tas sultis pasikeiskim į tiesiog stalo vandenį. O jeigu galim suvalgyti morką arba išgerti morkų sulčių? Geriau suvalgyti morką? Geriau suvalgyti morką. 100% geriau suvalgyti morką. Okay. Kaina. Ką galėtumėte atsakyti žmonėm, kurie vis dar bijo, kad sveika mityba yra brangesnė negu įprasta? Šitas buvo praeito, kai paaugliam vedžiau mokymus, irgi taip, ta vadovė sako, bet taigi sveikatai palankesnė mityba kainuoja brangiau. Ar tikrai sveikatai palankesnė mityba yra tik tai lašiša, avokadai, ten visokie, nežinau, fancy produktai ir taip toliau. Man labai patinka vienas istorijos irgi, kurį aš mačiau, kad sako, sveikatai palanki mityba asocijuojasi su dieta. Bet iš tikrųjų sveikatai palanki mityba tai yra normalus, maistingas maistas. Jeigu jūs valgysit pusryčius, kuriuose bus ten maistinės kainos, avižos, pavyzdžiui, daug kainuoja, nekainuoja daug avižos. Bananas, gal ten dabar apie eurą su trupučiu kainuoja, gal taip jeigu kalbėt apie vaisius brangesnis. Okei, pirkit obuolį, pasikepkit ant keptuvės, įsidėkit truputėlį cinamonų, jūs turėsit belę kokią skanę avižinę košę su keptais obuoliais. Lygiai tas pats vištiena, mes tikrai turim tos vištienos vidinės filė, paprastos filė, kuri kainuoja lygiai tiek pat, kiek kainuoja bet kuri kita vištienos dalis. Jo, jeigu valgysim jautienos steikus ir tai raudona mėsa, diskusinis klausimas, ar tikrai ten yra pakankamai sveikatai palanki mityba ir taip toliau, tada taip, bet reiktų tiesiog supaprastinti viską iki pačių paprasčiausių, primityviausių dalykų, nes tikrai
mes galim turėti tą sveikatai palankę mitybą neišpučiant kainos. Gal restoranas, jeigu eitumėm į restoraną, kur yra tikrai labai kokybiškas maistas, na tai tikėtina, kad 2-3 kartus daugiau tikrai susimokėsim, bet jeigu mes gaminsim maistą namuose, tikrai taip nebus. Ir kitas dar gal dalykas, ką prie šito klausimo galima išplėsti, maisto planavimas labai daug pinigų sutaupo. Jeigu mes planuojam savo maistą, mes neprisiperkam, ko reikia ir ko nereikia, šaldytuve krūva likučių, išleista labai daug pinigų, tai rezultate, jeigu mes planuosim savo mitybą ir tas sveikatai palanki mityba tikrai nekainuos daug. Jo, man šitas pokalbis buvo labai svarbus iš tikrųjų, aš nuo pirmo antro podcast'o jau galvojau, kad reikia apie maistą pasikalbėti, nes pats turėjau įvairių visokių problemų ir ten su sveikata ir čia dėl širdies buvau pradėjęs bijoti ir panašiai ir pastebiu, ant kiek keičiuosi aš, keičiasi mano nuotaika, energija, jausmas viduj nuo maisto, ta prasme, kaip aš suvalgau, kiek, kokį maistą suvalgau ir panašiai. Ir viskas eina tik į gerą ir stebiu netgi tuos, kurie užsiminėja ne tik to biohackingu, bet yra, kas grinai tą longevity sferą yra nuėję, tai jie deda maistą ir miegą į top 1, nes, kad ir kaip bebūtų keista, ne, ką mes valgom, taip mes jausimės ir gyvensim. Ir mes turim tokią tradiciją, kad prieš tai buvęs pašnekovas palieka klausimą kitam pašnekovui, nors jisai nežino, kas jisai bus, tai toks bendrinis klausimas. Ir klausimas, kuris tau šiandien atiteko, yra, kokį pokytį pasaulyje padarytum? Neperskaitau. Kokį pokytį pasaulyje padarytum, jei turėtum burtų lazdelę ir viskas būtų įmanoma? Geras klausimas, taip net viduje jautru pasidarė iš tikrųjų. Žinai, ką padaryčiau? Padaryčiau, kad pasaulyje būtų daugiau jausmo. Ne proto, o jausmo. Nes iš tiesų, kalbant bet kokią temą, mes labai esame atskyrę savo kūną, fiziologinius savo pojūčius ir buvo beprotiškai gera tavęs klausytis ir tavo istorijos, nes tu girdžiu, kaip tu jauti, kas yra alkio jausmas, kas yra sotumo jausmas, o nesi savo protui pasakęs, kad tiek maisto man privaloma valgyti, kad tiek sveika, tiek nesveika ir taip toliau. Ir dar eičiau giliau su ta burtų lazdele apie jausmą ir jo įleičiau daugiau į žmonių gyvenimus. Nes to labai trūksta. Mes einam kaip robotukai, kaip reikia auklėti vaikus, mes ieškom taisyklių kitų primestų, kaip visus tuos dalykus daryti, bet iš tikrųjų viskas yra čia. Ir mes labai puikiai žinom, kaip visus tuos dalykus daryti, tiesiog reikia pasitikėti savimi. Super, ačiū tau už skirtą laiką ir tikiuosi, kad šitas pokalbis bus visiems naudingas. Ačiū labai tau, kad pakvietei ir už galimybę dalintis.